Labą dieną visiems ir mažiau negu mėnuo iki lenktynių Palangoje pavadinimu Aurum 1600 km lenktynės powered by Hankook. Tačiau viskas prasidėjo dar 2000 metais, kai Palangos-Klaipėdos greitkelis Lietuvoje pirmą kartą buvo laikinai paverstas unikalia trasa. Be pertraukų vykstantis renginys tapo didžiausio autosporto festivalio ne tik Baltijos šalyse, bet ir vienas tokio tipo renginys Rytų Europoje. Ponios ir ponai, Aurum 1000 km lenktynės ir jų prezentacija ir pereinamosios taurės perdavimas. Sveiki gyvi visi įsijungę TV3 LT transliaciją, sveiki gyvi visi čia susirinkę Gedimino prospekte. Mes po truputį pradėsime jau tą pasiruošimą didžiosiam lenktynėm 26 kartą. Pernai turėjom jubiliejų, šventėm Palangoje, tikrai smagiai paminėjom. Šiemet lenktynės nieko nenusileis pernai metams, o šis atidarimas yra toksai apšilimo vakarėlis, aš būtent Liepos vidurį, kuomet mes visi rinksimės Palangoje, sportininkai atvažiuos su savo technika, fanai atvažiuos su savo palaikymo plakatais ir mes švęsime vieną didžiausių autosporto renginių Pabaltijo valstybėse. Taip, lieka kiek mažiau negu 25, man atrodo, dienos iki šio festivalio ir šis festivalis, kaip visada, vainikuojamas yra 4 dienų cikle. Taip, ir mes viską pradėsim nuo trečiadienio. Trečiadienį vyks lenktynininkų registracija ir komandų pristatymas. Čia aš kalbu apie Liepos 16 dieną, Liepos 17, ketvirtadienį turėsim įspūdingą, legendinį, tradicinį lenktynininkų paradą į Palangą ir Wolfas Engelman Non-Alko Ice Super Sprint lenktynės, kurios simboliškai būna pirma guma padengta ir pirmos padangos prasuktos ir 1 litrai benzino sudeginta tose lenktynėse. Būtent ten su Palangos miesto mero pagalba mes išsiaiškinsim, kas nugalės ir pirmąjį trofėjų šiose lenktynėse. Taipogi vyks ir drag race kvalifikaciniai važiavimai už 1600 km lenktynių trasos Klaipėdos kryptimi ir turėsime drag race finalus. Tai jeigu jūs domina traukos lenktynės, arba angliškai dragai, jau laukiam jūsų nuo ketvirtadienio, nuo Liepos 17 Palangoje. Penktadienį jau kursis dar visa atmosfera labiau ir visą dieną 10 iki 21 valandos vyks technitis žiūrovų slalomas. Irgi ilgalaikė Aurum 1600 km lenktynių tradicija, kur atvažiavę į lenktynės tiek sirgaliai, tiek ir žurnalistai netgi palaikymo komandos, kurie turi sportiškesnius automobilius, gali save išbandyti slalomo trasoje. Taipogi turėsim moterų iššūkį, irgi dar viena ilgai besitęsianti tradicija, 108 km moterų iššūkis. Memel Motor Festas bus, apie kurį mes pakalbėsim ir šiandien čia mūsų pristatyme Gedimino prospekte. Mechanikų bėgimas prieš pat lenktynės. Kvalifikacija, tiksliau, ir Top 10 Super Pole kvalifikacija, kuri užbaigs penktadienio. Žinoma, pagrindinis veiksmas yra Liepos 19, būtent šią datą reikia pasižymėti kalendoriuje, kada visa Lietuva, visi autosporto fanai važiuoja į Palangą ir stebėsime lenktynės. 12:00 bus tas laikas, kada startuos 26-osios Aurum 1600 km lenktynės. Turėsime tuo pačiu ir decibelų drago kvalifikaciją šalia trasos ir finalą. Na ir apie 21 valandą baigsis lenktynės, jeigu viskas trasoje vyks pagal planą ir turėsime įspūdingą apdovanojimų ceremoniją. Pats lenktynių miestelis yra paruošęs jums begalės staigmenų ir pačiame lenktynių miestelėje apsilanko virš 70 000 žmonių iš visos Lietuvos ir pasaulio. Lenktynininkų subariama taip pat iš viso pasaulio. Mes turėjome iš Jungtinių Amerikos valstijų lenktynininkų, turėjome iš Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Lietuvos, Belgijos, Olandijos, Švedijos, netgi iš Ukrainos. Tai kad pats lenktynių miestelis jums paruošęs begalės staigmenų ir užimtumo erdvių. Tai, kas vyks Liepos 16-19, bet mes dabar mintimis persikelkime čia į Gedimino prospektą, kaip ir Matonis sakė, mūsų susirikiavo visi decibelų dragai, moterų iššūkis, techničio slalomo dalyviai, kurie čia taip pat blaškos ir žiūrėjo, kas gali būti lenktynių miestelė 16-19 Liepos. Ir žinoma, visi pagrindiniai mūsų lenktynininkai, kurie čia pretenduos į absoliučios taurės nugalėtoją Liepos 16-19. Turime ir sportinius automobilius, kurie bus būtent pagrindinė ta puošmena vyšnaitė ant torto mūsų lenktynėse. Šiandieną mes net išgirsim tokią mini pasiruošimo vakarėlį apturėsim čia, nes turėsime ir decibelų drago parodomąją programą čia pas mus Gedimino prospekte. Iš karto atsiprašom lengvai žmonių, kurie čia norėtų ilgiau pamiegoti šį šeštadienį, bet ta muzika, manau, jūs maloniai nustebins, o ne supykdys. Taipogi kalbinsime ir sportininkus. Svarbiausia, turėsime legendinės taurės perdavimą iš pernai metų nugalėtojų į organizatorių rankas, kurie bus atsakingi už tai, kad taurė pasiektų Palangą, pasiektų pagrindinę sceną ir jau tada Liepos 19 vakare kažkam atitektų gal tiem pačiai komandai, gal kažkam naujam.
Kalbant apie komandas, tai praeitų metų prisiminimai mus lydi tuo, kad turėjome kovą. Ta kova top 5, sakykime, kiekvienais metais mes kaip komentatoriai apžvelgiam tuos lenktynininkus, kurie galimai galėtų laimėti tą absoliučios taurės pirmąją vietą. Ir tame 5 buvo 5 komandos. Gaila, tik tai BioCircle RCS Service by Dynamit, Audi R8 LMS, man atrodo, 150 rate patyrė techninius nesklandumus ir jie pasitraukė iš šios kovos. Ir žinoma, praeitų metų nugalėtojai Stateta Bro Toks by Ignera su Mercedes AMG GT3 Evo. Jie taip pat yra atvykę čia šiandien ir su jais mes taip pat pasilabinsime, pasišnekėsime. Kova tikrai buvo įnirtinga, turėjome ir kovos randų, kurie taip pat buvo pačioje lenktynių pradžioje, bet tai vyko praeitais metais. Šie metai yra dedikuojami dar keli šių metų Aurum 1000 km lenktynės. Mes taipogi turėsime ir lengvą intrigą, nes Stateta Bro Toks by Ignera komandos atstovai perleis taurę, kaip ir minėjau, bet mes su Gintu ruošėme šitai transliacijai, tikriname lenktynių puslapį racing.lt ir ten nematėm jų paraiškos šių metų lenktynėms. Tai pats pirmas klausimas po to, kaip šiandien jaučiasi šį šeštadienį. Antras klausimas bus, kur jūsų paraiška. Tai tikiuosi išsiaiškinsim šitą dalyką ir visi paskui portalai, ypatingai TV3.lt portalas, galės parašyti tą straipsnį, kad pernai metų nugalėtai pasiruošę per brūkšnelį, nepasiruošę kovai šių metų. Taip, ir negana to, ne vienų jų paraiškų trūksta, bet žinau, kad yra kalbos, kad dar tik registruojasi komandos ir mes jų turėsime tikrai ne vieną 10. Dar kartelį, jūs stebite čia kartu su mumis, tv3.lt tiesioginę transliaciją ir galbūt kažkas ir klauso 107.3 dažnį, o gal ir web transliacijoje racing.lt mus įsijungia. Tai ačiū Jums, sveikinamės dar kartelį su Jumis ir ponios ir ponai, prezentacija ir pereinamos istorijos perdavimas. Na ką, mes turbūt nieko nelaukdami, aš manau, mes galėtume pašnekinti žmogų, dėl kurio mes čia visi ir esam susirinkę. Tai aš noriu pakviesti lenktynių organizatorių, tėtį ir be kurio neįsivaizduojamas visas šis festivalis lenktynių, ponios ir ponai, Darius Jonušis. Taip, skamba aplodismentai ne veltui, čia Gedimino prospekte, Darius Jonušis keliauja pas mus į improvizuotą sceną. Labas, Dariau, visada smagu matyti. Kaip nuotaikos po jubiliejaus ruošiantis 26-osiom lenktynėm? Po jubiliejaus seniai buvo, prieš metus. Nu ką, 26 metai. Šiandien saulė šviečia po ilgo lietaus. Tai rodo, kad lenktynės artėja. Mes iš tikrųjų, dirbam, visus metus dirbam. Ir šių metų renginys, pagal dalyvių kontingentą, aš turiu dabar omenyje apie automobilių parką, apie greitį. Manau, bus nei kiek ne mažiau konkurencingas, o gal ir daugiau negu kad pernai per jubiliejinės lenktynės. Kad kova bus didelė, tai kažkaip abejonės net nėra. Na, šiek tiek galbūt ta bendra situacija, bendra ta nežinomybė, bendra toks tas čia su tais konfliktais aplinkui pasaulyje. Daug vis tiek drebulio ir mes nors ir nenorim apie tai kalbėti, bet vis tiek jis egzistuoja. Tai aišku, šiek tiek šiemet gal sunkiau ir su biudžetavimu, su ta tokia, galbūt ir dalyvių netiek daug, norėtųsi, kad būtų ten 50, bet ten turim, nepilnus 20, bet kokiu atveju, renginį 26 metų, jis vyksta, jis vyko per COVID-ą, jis vyko per sunkiausias akimirkas, buvo geresnis, prastesnis, dar geresnis, geriausias. Tai jis, kaip ir gyvenimas. Tai šių metų renginio mes tikrai labai laukiam. Komanda, kuri supa mus, įskaitant ir jūs abu, ir įskaitant ir žmonės, kurie filmuoja ir kurie ten daro daug dalykų renginyje, yra labai stipri, užsigrūdinus. Ir mes tikrai padarysime, kad šių metų renginys būtų kažkaip kitaip išskirtinis ir kad mes kažkokius kitus momentus galėtume aptarinėti dar istorijos puslapiuose. Tai nuotaikos tokios. Tiesiog dirbam savo darbą ir džiaugsimės tai, ką padarysim. Dar apie tą pasiruošimo procesą, kad jau netyčia šiandien užsakėt labai gerą orą, gal netyčia ir vasarą ateis į Lietuvą ir žmonės keliaujantys į Palangą. Ar jau po truputį kyla miestelis? Kokioj pasiruošimo stadijoje šiuo metu yra komanda? Tai miestelis pradės kilti jau už savaitės, bet aš tik tai patikslinsiu ne tik apie Palangą, apie Pajūrį. Palanga, Kretinga, Klaipėda, visi tie 3 miestai ir aplinkiniai miesteliai
jie tampa gyvi šito renginiu ir atvažiuoja ir sirgaliai, ir dalyviai, nes mesgi turime labai, ne tik 1006 km lenktynės, taigi yra ir dragas, ir žiūrovų slalomas, ir moterų iššūkis su 100 ekipažų, ir memelio auto šou. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai visą tai sutraukia tikrai didelę auditoriją tiek ir pačių dalyvių, ir mechanikų, ir žiūrovų atskirų segmentų. Tai bet kokiu atveju drąsiai galim sakyti, kad eina kalba apie pajūrio regioną. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turime tokį renginį, džiaugiuosi, kad turime didelį būrį palaikančių įmonių, žmonių, kurie leidžia mum, kad ir kaip bebūtų kartais sunku, daryti tai 26 kartą iš eilės, be jokios pertraukėlės. Aš dabar taip žiūriu tą kalendorių, mažiau negu mėnuo liko iki tos pagrindinės dienos, galvoje bėgant per darbų sąrašą. Dar daug tų nepažymėtų varnelių? Jis visada yra, tas darbų sąrašas, jis visada kindantis ir aišku yra didieji blokai ir kaip įrengti trasą, kaip pastatyti pitleiną. Ir čia turbūt yra pati sunkiausia dalis mums kaip organizatoriui, todėl kad šitas renginys ir mums yra tuom išskirtinis, kadangi mes neturim trasos. Mes kiekvienais metais pastatom trasą su visa infrastruktūra, su generatoriais ir taip toliau ir paskui nugriaunam. Ir taip kiekvienais metais. Tas yra labai sunku ir psichologiškai šiek tiek, bet aišku, darbų sąrašas, jis yra didelis. Tai išnekant apie pirmus dalykus, ką mes dabar darysim, sakau, už savaitėlės, tai pradėsime statyti pitus, pitleino visą konstrukcijas, vėl su taip pačiais GPS taškais, gražinti palapinės, scenas, tribūnas, žiūrovų, parkingus į tas vietas, kurios jau yra nusistovėję. Ir taip toliau. Čia turbūt, jeigu dabar pradėčiau vardinti, to dar atsidaryčiau visus Outlookus, Asanas ir visą kitą, čia neužtektų šitos transliacijos, bet komandą turim labai stipriai ir aš tikrai be galo dėkingas ir didžiuojas ir dėkingas, kad turiu tokį gerą būrį žmonių aplinkui, kurie dirba ne tik iš to, kad turi padaryti darbą, bet mes visi degam šitą idėją, kaip ir daugelis kitų, ir tęsim. Tai dirbsim ir padarysim ir šiemet. Dariau, prieš tą įspūdingą momentą, kai mes grąžinsim namo taurę, vienu sakiniu, žinau, kad labai sunki užduotis, misija tokia, vienu sakiniu žmonėms, kurie žiūri transliaciją arba vaikšto Gedimino prospekte, apibūdinti, kodėl šitas renginys toks svarbus ir kodėl reikėtų tą Liepos vidurį pasiplanuoti atvažiuoti prie jūros. Todėl, kad turime 3 dienas nenustojančią veiksmo. Dar nepaminėjau prie renginių ir Porsche klubo renginio. Ir matot, mintise, aš tiesiog žinau kaip kompleksą, ne? Bet yra papildomi renginiai, lydintys renginiai. Mes tikrai garantuojam didelę emociją, didelę aistrą trasoje. Ir 3 dienos, 4 beveik su tech komisija, bet 3 dienos yra tikrai veiksmo, intrigos, emocijos, pačiupinėti automobilius. Vaikam mesgi rengiam kiekvienais metais irgi atskiras zonelės, kur gali ir mes tą segmentuojam renginį, vis tik tai renginį šeimai. Šeimai, aktyviai šeimai. Taip, tai nėra segmento ten jaunas ar senas ar panašiai. Tai visas aktyvias šeimas ir pavienius kviečiame Liepos 16-19 būti lenktynių trasų ir jos prieigose. Dariau, jūs ne tik kviečiate, bet žinau, kad ir turėsite pitwalką kartu su jumis, kur pavedžiosite visus susirinkusius. Jo, taip, tai čia jau tradicinė vieta, nes yra ir gridwalko bilietai, ir pitwalko, patikslinsiu, gridas, tai yra kada prieš startą mes valandą laiko visi automobiliai stovi starto finišo tiesioj, su mechanikai, su visa įranga. Ir ten iš tikrųjų pabūti, tą pusvalandą ir valandą prieš startą, čia ne dėl to, kad aš automobilių nematęs. Aš matęs daug automobilių, bet vis tiek vaikštant pro ten, toj vietoj, kada tuoj prasidės, yra kažkoks vis tiek specifinis adrenalinas. Tu matai tų žmonių šypsenas ir rūpestį, šypseną ir susifokusavimą į tai, kas dabar bus, nes prasideda, ten yra tikrai labai speciali atmosfera. Tai tikrai visiems rekomenduoju būti gridwalke, o pitwalkas tai yra tas taip vadinamas lenktynių garažai, kur paskui lenktynių metu patenka tik mechanikai, tai penktadienį vakare po kvalifikacinėmis, prieš kvalifikacinį,
prieš kvalifikacinį. Turim galimybę pitwalko bilietų turėtojus praeiti kartu, reiškia pasižiūrėti, kaip ta įranga atrodo, kaip padangų keitimo įranga atrodo, kaip kiti instrumentai, ką veikia mechanikai ir aptarnaujantis personalas. Nu, ir irgi tai yra išskirtinė labai vieta, kur, nu, manau, tos dvi vietos yra tiesiog privalu būti. Taip pat mačiau, kad yra viena tokia naujovė su World Sim Series, kur dalyviai gali dalyvauti simuliatorių varžybose. Papasakokit plačiau apie tai. Na, nesu tos serijos organizatorius, yra kolektyvas, kuris daro Tauras su Nila ir komanda, reiškia, kurie sako, mes tai padarysim. Jau keli metai iš tikrųjų brendome, 3 metus apie tai kalbėjom, jie šiemet ryžosi. Man tai nepatinka, bet tokia yra realybė, nes toje vietoje tu neužuodi padangos, tu nejauti, reiškia, to apkrovų ir tu neturi to gyvo daikto, bet toks gyvenimas, kaip ir man nepatinka socialinė erdvė, man mieliau pasakyti tau labas ir pažiūrėti į akis, bet toks gyvenimas ir mes turim taikytis ir yra aišku bendruomenė, kita vertus, kita medalio pusė. Nu taip, tai yra žmonės, kurie dalyvauja ten ir ten, dabar jau yra 150 lenktynininkų ar panašiai užsiregistravo, kurie gali be didelių kaštų, nu, pajusti kažką panašaus. Kad tai tą patį padaryti, manau, kad čia yra 2 skirtingi pasauliai, jie nėra niekaip susiję, bet turėti pramogą, turėti varžybas, reiškia turėti realią tokią trasą elektroninėje erdvėje, tai irgi labai įdomu ir manau, kad tai ir toliau vystysis, kaip ir visam pasauliu vystosi tas e-sportas. Ponios ir ponai, kalbant apie bilietus, jūs dabar tiesioginės transliacijos metu savo ekranuose matote QR kodą, kurį nuskanavę galite šiandien įsigyti su 10% nuolaida bilietą, dienos bilietą, tai kad suskupkite tą padaryti, nes tai yra unikalus ir vienintelis šansas šiandien. Šis QR kodas galioja tik tiesioginės transliacijos metu. Tai yra apie bilietus ir racing.lt galite taip pat įsigyti ir bilietus. Ir ačiū Jums, Dariau, už žodį. Mes pasimatysime jau visai netrukus su perinamoje taure. O mes keliaujame toliau prie, sakykime, galbūt prie praeitų metų dar, sakykime, pasirodymų, bet kartu ir šių metų. Toks vat. Aš norėčiau pakviesti Mindaugą Valiūną. Mindaugai, labą dieną. Prašom, prisijungite prie mūsų. Aš jūs, prašom, čia per vidurį. Aš jūs taip pavadinsiu nelaimėliai. Bet šį sezoną suvedinėsit sąskaitas. Tai kas nutiko praeitais metais, kokie techninės sklandumai 153, man atrodo, rate, nes Karolis Jovaiša ten štampavo nerealius greičius, nerealius laikus. Šiandien Karolis Jovaiša yra, man atrodo, Lietuvos kartingo federacijos renginį Šiauliuose, automobilis yra Nürburgringe. Papasakokit, kodėl automobilio čia nėra, kodėl Karolio neatsivežėt ir koks sezonas šiais metais jūs laukia? Jo, tai sveiki visi. Tai kas nutiko, tai visi turbūt žino, pabiro greičių dėžė, dėl to ir nefinišavom mes praėjusiais metais. Labai gaila, nes iškritom pirmaudami, tai šiemet važiuojam su aiškiu tikslu užbaigti nebaigtus reikalus, tai laimėti lenktynės. O komanda iš tikrųjų, komandos nėra šiandien čia, todėl kad automobilis važiuoja Nürburgringe šiandien 24 valandų lenktynėse. Komandos nariai irgi vienas tai ten, tai žodžiu, kol kas mūsų planas yra po jau šitų lenktynių susirinkti, treniruotis ir baigti pasiruošimą lenktynėm. Ir susimatyti jau tada Palangoje. Kokie, aš taip bandau keliauti mintimis ir tu pasakai 24 valandų lenktynės, didelis išbandymas technikai. Kas bus daroma su technika po šių lenktynių 24 valandų? Kaip bus ruošiama Aurum 1000 km lenktynių trasai? Jo, tai atvažiuosim tikrai su nauja greičių dėže į Palangą. Tai čia 100%. O šiaip tai daug dalykų bus daroma, tiek ir pradedant variklių, važiuoklę, greičių dėžės keitimas ar ne į naują, kad automobilis būtų visiškai pilnai paruoštas su naujom detalėm, tos, kurios turi būti pakeistos. Tai kada jūsų Audi bus jau Lietuvoje, kada čia jau pradės mechanikai čiupinėti? Porą savaičių bėgiai jau bus Lietuvoje ir bus pradėta ruošti. Mindaugai, bet tu supranti, kad porą savaičių yra 14 dienų iki lenktynių, man atrodo 23-24, jums labai mažai laiko lieka iki lenktynių, o tu užsibrėžė tikslą aukštą. Jo, tai mes dirbam kartu su Juta Racing komanda, kurie yra visiškai profesionalai šitos srities, tai mes jais visiškai pasitikim, yra viskas sudėliota dienomis, tai
viskas bus ok, čia viskas taip ir turi būti. Aš norėčiau paklausti dar apie praeitų metų incidentą, kokios pas patį emocijos buvo, kaip Karolis jautėsi, kokias išvadas iš to pasidarėt. Jo, tai buvo įvairių žodžių, bet mano emocijos tai buvo tokios, kad aš valandą laiko prasidėjau pite, kuris jau buvo ištuštintas ir tiesiog nejau žmonės, tiesiog sėdėjau ir galvojau, kaip čia taip viskas gali būti. Tai va, bet nieko, tai čia tik padaro stipresniais mus, tai viskas ok, susikaupėm ir šiemet grįšim. Jeigu atvirai, aš Karolio Jovaišos neatsimenu tokio iš tikrųjų liūdno, pikto, ten emocijos jo veidė tiesiog tryško. Šiaip jis ramus vaikis, viskas gerai su juo ir tai, ką jisai pademonstravo televizijos ekranuose, buvo tikrai stipru ir labai perdavė žiūrovai ir mums komentatoriams tą emociją. Tikrai taip. Kalbant apie šiuos metus ir apie šių metų sudėtį, kokia ji? Sudėtis visiškai ta pati, kadangi praeitais metais, gavosi tokie testai ir viskas labai gerai veikia. Tai tiek komandos viduje, tiek vairuotojai visi yra tie patys ir tik tais dar labiau pasiruošę, dar geriau pasiruošę. Tas pas, pavyzdžiui, Egidijus važiuoja. Gražys, taip. Jo važiuoja Porsche lenktynėse, tai visą šį sezoną tai tikrai dar labiau pasiruošęs, tai viskas bus taip pat. Ar dairosi Mindaugas ir komandos pilotai per petį, kokios čia kas bus priešininkai, kokios sudėtis, nes galų gale ar organizatoriai dar gal negavę visų paraiškų ir žinom, kad registracija vyksta tomis paskutinėmis akimirkomis. Ar dairotės per petį? Tai be abejo, kasdieną refreshinam registraciją ir žiūrim, kas užsiregistravo. Ok, o renkant gandus? Pavyzdžiui, Andrius Fjordbach važiuos ar ne? Be abejo, kad renkam gandus, tai be abejo, nes tose pačiose Porsche varžybose dalyvauja daug lenktynininkų, kurie važiuos ir 1000, tai visi kalbamės, kas kaip, tai plius minus įsivaizduojam priešininkus, tai viskas ok. Tai ką, Mantas Matukaitis, Gediminas Gražys, Karolis Jovaiša ir Mindaugas Valiūnas, taip? Tikrai taip. Tai ką, pasimatysime Liepos 16 dieną Palangoje. Ačiū tau, Mindaugai, kad atvykai. Ačiū Jums. Vienintelis iš komandos, toks vienas mohikanas, bet pasimatysime su Mindaugu trečiadienį, dar kartelį, tai buvo BioCircle and HS Service by Dynamit Audi R8 LMS, kurie praeitais metais 150 plus rate iškrito dėl techninio sklandumų. Aš tai sakiau Karolius Jovaišai, posūkį štampavo per tą dėžę ir damušė. Tiesiog, ūkiškai taip. Linkėjimai Karoliui, iš tiesų. Pagalvok, ką padarai ir šiemet pareik išvadas. O jeigu rimtai, tai Gintai, manau, be vieno vienintelio dalyko šitas lenktynės niekaip neįvyktų, tai yra mūsų nuostabių lenktynių partnerių ir mes jų turime tikrai galybę. Ir aš netgi susirinkusiems čia norėčiau padovanoti prizų. Vienas svarbus faktas, kad šiuo metu gailėkitės iš dalies tie, kurie žiūrite tiesioginę transliaciją per TV3 LT, nes šį kartą mūsų pagrindinis vardo partneris, lenktynių partneris Aurum, per būtent šį pristatymą Gedimino prospekte išdalins net 1006 nemokamas ledų porcijas. Tai nors ir taip kartais gaivu čia pas mus, bet tikram lietuviui ledai grūdina. Kalbant apie tą gaivumą, iš tikrųjų gaivu ir iš tikrųjų vakar dar buvo labai lietinga diena Vilniuje ir aš kažkaip vakar ruošiausi namų darbus šios dienos transliacijai ir aš pats komentuoju, man atrodo, 8 ar 7 metus, aš dabar tiksliai neatsimenu, man atrodo, 2018-2017 metai. Ir aš galvoju, kiek aš kartų komentavau per lietų, ogi nei vieno. Buvo nulyje protarpiais, bet greit išdžiuvo trasa ir vėl tam. Rašau Saulenį, sakau, Saulenį, ar buvo lietingų dienų Aurum 1000 km lenktynių trasa? Sako, tai buvo pačioje pradžioje nuo 2000 metų, nes tai yra renginys nenutrūkstantis nuo 2000 metų. Ir sako, pačios pirmos lenktynės, 2-2, 2-5, buvo labai lietingos. Kokios šiais metais bus lenktyningos ir kokia ta vasara mūsų, mes matom visi čia, tai yra dar klaustukas. Bet pats, Laurinai, kaip tu galvoji, kokia ta vasara mūsų laukia? Aš manau, kad bus šilta, plus dabar, kadangi dirbu per kelis stalus nuo Naglio Šulijos, tai pasistengsiu paderinti kažkam pakišėlę, kažkokią gal ledų Aurumą nešti. Skisiu Naglio, paderink, bent jau tam savaitgaliui. O šį kartą mes turime beje ir prizų čia susirinkusiems Gedimino prospekte, tai būtent Aurum ne tik dovanoja 1006 ledų porcijas, bet ir turime visą setą. Žiauriai graži gertuvė. Čia yra maišelis, su kuriuo reikėtų važiuoti į lenktynes. Aš žiūrėjau vieną podcastą ir podcasto metu, žinai, ko trokšta mergaitės nuo 11 iki 13 metukų? Gertuvių. Gertuvių, taip, gertuvių.
Tai Aurum yra paruošę tokį rinkinuką, su kurio bus drąsiai galima važiuoti lenktynes. Ir mes turim kelis tos rinkinius, tai padovanosim tiem, kurie stebi mūsų transliaciją čia. Gedimino prospekte, tai pradžiai klausimas visiškai paprastas. Kelintos lenktynės startuoja šiemet Palangoje? Kelkit rankas, ką žinot. Prašau. 26. Tai prašom. Sveikinam. Prizas. Krepšelį žmonai, gertuvė vaikui, ledai ir su tau. visų maišeliu Palangoje laukiam jūsų prie lenktynių trasos. Tai vat, pas mus tai paprastai labai viskas vyksta ir mes taipogi turim ir kitus partnerius, yra Autofortas, jų automobiliai čia stovi ir aplink mus išdėlioti. Lenktynėse, ypatingai ištvermės lenktynėse, vadinamose endurance lenktynėse, labai svarbu yra ir papildomo personalo transportas. Tai yra saugos automobiliai, rescue automobiliai vadinami. Tai šiemet turime naujus bičiulius prisijungiančius prie Aurum 1600 km lenktynių, tai yra Autofortas. Jų automobilius galima važiuoti, taipogi ir safety caras stovi Ioniq 5N, kuris nelaimė atsitikus arba lenktynėm be prasidedant išvažiuos į trasą. Taipogi ir Isuzu D-Maxas, kuris bus kaip rescue karas. Ir taipogi Autoforto prizų turėsim šiandien jums. Ir Liqui-Moly, Technitis Devalt ir Wolfas Engelman. Mūsų bičiuliai, kurių prizus mes irgi įteiksime jums vėliau. Panašu, kad atėjo laikas būtent tai akimirkai. Ilgai lauktai akimirkai, kada mes perleisim taurę. O ne? Ne, mes iš tikrųjų turime dar ką pašnekinti ir KTK ir Darius Gaidulionis ir Austėja Dzikovaitė. Ar teisingai ištariau? Ne. Paprašau, ištark. Dzikavičiūtė, atsiprašau. Prašom, čia į centrą pas mus į studiją. Prašom. Tai pasakykit, ką KTK yra paruošus mums šiems metams? Šiais metais esam paruošę savo naujai sukonstruotą automobilį. Tai šiais metais jisai pirmą kartą išrieda į trasą. Tai yra BMW G20. Bet jūs dalyvaujate Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionate? Taip, bet tiesiog tai yra pirmieji metai šiam automobiliui. Gerai, aš gal pasidariau klausimą iš tikrųjų. Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionate kalbėjau apie tą G seriją, kalbėjau ir su KTK. Sako, automobilis šiek tiek greituose posūkiuose toksai, išcentrinis yra. Ir pati važiuoklė tokia, sakykime, ne tokia stangri, kaip galbūt E serijos automobiliai. F serijos automobiliai, atsiprašau. Kaip yra? Ar bus koreguojama važiuoklė, derinama važiuoklė būtent Aurum 1000 km lenktynių trasai? Kadangi po Baltijos čempionate tai dar yra pirmi metai, pirmas sezonas, tai dabar dar tų nustatymų ieško komanda. Technikai dirba ties to klausimu ir ieško pasidaryti tą mašiną, kad nebūtų guminė, kad būtų standi, kad būtų galima konkurencingai važiuoti. Nes, kol kas yra atradimai dar. Taip, visur vis labai atradimai. Įdomu, nes pats Darius Jonušis yra organizavęs BMW Cupą labai senai, prieš 26 turbūt metus. Ir Jaris Cupas dar buvo. Jo, ir jis buvo labai sėkmingas projektas ir G serijos automobilių yra, sakykime, nemažai palyginus, kad tai pirmas sezonas. Ko jūs tikitės? Kokia ateitis būtent šių automobilių? Tai ateitis turbūt planas buvo su šituo modeliu pakeisti BMW 325 Cup tą klasę. Tai irgi monoklasė ir čionais irgi taip pat ateitis yra monoklasė, plus galima jau tada rungtyniauti ne tik po Baltijos čempionate, bet yra ir Vokietijoje vyksta čempionatai šitų automobilių. Tai, žinai, planas yra kuo labiau tą monoklasę reklamuoti, kuo labiau žmonės sudominti, nes ten jau yra lenktynės vairuotojų, nebe technikos, nebe tiek kas eurų, kiek įdės daugiau. Tai vat einama link to, matosi, kad yra susidomėjimas tuom, tai vat ir... Dariau, bet tai yra Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionatas, o kalbant apie Aurum 1000 km lenktynių trasą ir pačias modifikacijas automobiliui, kokios jūs bus atliekamos? Tai kol kas dar nesam iki galo nusprendę, bet arklių matomai, kad reiks atsisukti, nes panašu, kad klasės nebus, tai reiks bandyti poršiukus vytis. Ok, o kokioj jūs klasiai, kokiai klasiai dalyvausite? Dar žinokit, čia taip. Dar klausimas, ne? Gerai, ar vienas automobilis iš jūsų bus atvažiuojamas? Iš mūsų komandos kol kas vienas. O kažką gal šnekinate dar prisijungti? Tai kalbinam, aišku, tai lenktyniautgi važiuojam. Galima viską, bet ar pats Darius? Atvažiuok čia, atvažiuok. Taip. Yra? Taip, kalbinam visus. Žiūrėsim, bus matyt. Gerai, man šiek tiek žmogus prie technikos, stabdžiai bus modifikuojami? Ne, stabdžiai bus tie patys. Greičių dėžė kalibruojama? Ne, bus iš principo paliksim viską monoklasę, greičiausiai, kad tik tai arklių gal atsisuksim, jeigu nebus monoklasės. Jeigu nesurinksim daugiau tokių pat automobilių, kad tai būtų mūsų klasė,
tai tada atsisuksim tik arklių, o jeigu surinksim monoklasę, tai tada nieko ir nemodifikuosim. Tai bus lenktynės klasė pagrindinė. Tai gerai, o apie komandos sudėtį, kokia ta komandos sudėtis šiais metais bus? Nes Baltijos šalių žaidimų lenktynių čempionatuose viskas aišku. Šiaip komandos sudėtį planavom atskleisti prieš techninę komisiją. Bet čia žiūrėk. Tai nežinau, ar čia toks 50-50. Nekorektiškas klausimas. Kas komandos vadovas? Taip, prašom. Matot, mes studentai, ar ne? Kaip studentai ruošiasi paskutinę naktį, lygiai taip pat ir mes pasiskelbsim, viską pamatysit. Aš taip trumpai, tas pats Bairis Balijoje antrą kartą nebeveikia. Jūs jau studentai, jūs jau 8 metai. Kiek galima? Pažiūrėkit Darių, jo žila barzda, koks jis studentas. Mes svarbu širdį studentai, nesvarbu, kad 40+. Mes apie automobilį išsiaiškinom, aš turiu esminį klausimą mums su Gintu, ar mums reikia mokytis jūsų naują komandos pavadinimą? Ar vis dar jūs galima pristatyti tom 4 raidėm? Taip. Iš tikrųjų, 3 raidės, taip, tai iki šiol buvom KTK, tačiau Lietuvos inžinerijos kolegijos dėka mes esam LIK. Tai galima arba LIK, arba KTK, arba paprasčiausiai LIK Racing by KTK. Jums net ir daina parašyta tik pasilik. Tik pasilik, taip. Puikiai, tai matau, kad aš tai net matau iš šių veidų, kad tos paskutinės nakties jiems neprireiks, o ta drama, kad keliat ir visą intrigą, tai manau taktinis manevras ir gerai dėstytojai paruošė, kad neatskleiskit iš karto visų kortų ir pamatysime jau panašu Palangoje. Manau, kad linkim tik tai geriausio pasiruošimo jums, išsaugoti kėbulus iki pat Liepos vidurio, nes dar tam tarpe bus lenktynių. Nes man atrodo, čia bus dabar Liepos pradžioje ir Baltijos šalių žaidimų lenktynių čempionatas Parnų trasoje. Turėsime etapą ir tas automobilis važiuos Parnų. Tai čia didžiausia užduotis atvežti iki finišo. Nu, ne tokia didžiulė jau kaip Bio Circle, tai nereikia, 24 valandas štampuoja šį savaitgalį. Gerai, ačiū Jums labai. Bet turės daugiau laiko. Taip. Ką, turbūt ačiū Jums, geros nuotaikos nestokojantis KTK arba dabar Lietuvos inžinerijos kolegija. Studentai Racing, dar manau, mes jūs trumpiau. Ne, jau žiūrėk, jau viskas. Tai studentais jau kaip Darius atėjo su to auksinė grandinėlė ir žila barzda, kur tau čia studentai. Čia dėstytoja pasiėmė panašu irgi ekipažą. Šiaip tai labai smagu matyti tos sportininkus, nors dalyko mėnuo laiko realiai iki starto, bet jau visi matosi, nuotaikėlė ta pati yra, jau ruošiasi tam ir šiandien būtent mūsų šitam renginyje to mes čia ir susirinkom. Apžiūrėti automobilį, išgirsti emocijas iš dalyvių, kurie kaip ruošiasi ir kuo ruošiasi lenktynėms. Ir iš tikrųjų ir ką ruoštis, tos gretos, sakykime, netokios gal gausios, kaip kažkada buvo, bet jie yra tiek įsifiltravusios komandos, kas yra jų konkurentai ir jie iki pat prestižinių detalių, iki mažų smulkių detalių komandoje jų rezultatą gali nulemti. Tai kad gražu stebėti, kaip komandos tikrai dalyvauja įnirtingai ne tik Aurum 1000 km lenktynių trasose, bet ir visame pasaulyje. Ir Baltijos šalių lenktynių čempionato greit remontuojas technika, atvažiuoja į Palangą, atiduoda duoklę Lietuvos fanams Palangoje ir dar kartelį. Liepos 16-19 dienomis Aurum 1000 km lenktynės. Būkit Palangoje. Jo, jūs stebite taip pat tiesioginę transliaciją ir joje yra QR kodas. Transliacijos metu nuskanavę šį QR kodą galite įsigirti su 10% nuolaidą dienos bilietą lenktynėms. Tai kad pasimatom Palangoje ir dar kartelį jūs stebite tiesioginę transliaciją čia iš Vilniaus Gedimino prospekto, kur vyksta lenktynių pristatymas ir žinoma pereinamos turės atėmimas ir perdavimas. Gintai, kasmet turime Mama muzikos apdovanojimus, o jeigu reikėtų daryti autosporto apdovanojimus, tai būtent šita komanda, kuri dabar netrukus ateis pas mus į improvizuotą studiją čia Gedimino prospekte, galėtų gauti metų proveržio pernai metų apdovanojimus ir metų debiuto ir metų upgrade'o ir panašiai. Ilgus metus šitą komandą važiavo su dizeliniu automobiliu. Tokie buvo vis dar veteranai, dinozaurai. Pernai jie atvyko su iščiustytu, gražiu, nuostabėliu Porsche automobiliu. Ir šiandien jie pas mus ir savo šios vasaros, šių lenktynių planus tikrai panašu papasakos. Tai aš norėčiau pakviesti į mūsų studiją Antėja Racing Team atstovus. Vidas Gedutis, Karlius Blėdis ir Egidijus Gutaravičius čia pas mus atvyko. Vyrai, užsukit čia pas mus. Jeigu jums reikės greitai pristatyti kraujo tyrimus, tai šitie žmonės tikrai gali tai padaryti. Ir viskas tvarkoja, pas jūs jau net scenarijai skraido, atėjo tikrai patyrę žmonės. Pradėkim gal nuo Karolio. Labas, kaip nuotaiko šį šeštadienį? Ar visiškai ramus čia atėjot? Ar pamatėt Gedimino prospekte konkurentus ir galvojat, dar reiks kažką čia pasikeis plane? Nu, kad tų konkurentų, kuris mato, nesuvažiavo, visi išsisklaidėsi savo reikalais, tai nėra ką žiūrėti, bet ramus šiaip iš tikrųjų. Tai gal tas kitas amplua, kaip kažkam tai dabar be savo komandos pasiūlė geri kolegos Antėja sudalyvauti.
norėjau palisėti, bet manau, kad bus smagus laikas labai. Tu, Karoli, vis tiek iš vieno vokiečio iššaudi į Porsche, turėtų aklimatizacija nebūtų tokia sunki. Oi, taip, bet aš daug mašinų pradėjom nuo Clio, buvo keli BMW, po to Audi, dabar Porsche. Kalbant apie tą klimatą ir klimatizaciją pačios komandos, jūsgi važiavote ir su BMW serijos automobiliu, o dabar jau važiuojate su Porsche. Ir praeitais metais su Porsche automobiliu jums buvo pirmas sezonas ir toksai pirmas blynas, sakykime. Tai kaip tas pirmas blynas, kaip jūs vertinate? Prisvilęs ar ne? Prisvilęs gal. Tai, kaip čia pasakyti, blynas buvo geras, sėkmingas, sezonas mes pernai 6 atrodo buvom bendro įskaitoj, savo klasėje 3, tai aš vadinčiau, kad sezonas labai pavykęs buvo. Kokie, sakykime, siekiai šį sezoną, nes su Rimu Cisiuliu praeitais metais bendravau, sakau, tai kaip Rimai, kuri vieta, sako, pirma, tik pirma. Nu, aš taip pažiūrėjau Rimą, galvoju, nu gerai, čia Rimas Cisiulis, jisai visą laiką arba aukštai, arba namo. Kaip šiais metais, 6 vieta, kažkaip jau leistis į 7 nesinori. Taip, nesinori ir visą laiką norisi pasiekti kažkaip tai geresnių rezultatų, tai to ir sieksime. Važiuoti vien tam, kad važiuoti tikrai nenorim. Noras turėtų būti nugalėti, tai tą norą tikrai turim. Aš mokykloje nelabai mėgau namų darbus, bet dabar juos mėgstu. Tikrai pasiruošimas yra labai svarbus asmeniniam gyvenime ir bet kokioje kitoje situacijoje ir lenktynėse taipogi. Kokie namų darbai daromi iš pačios komandos? Treniruotis reikia. Tai gerai, kad reikia, kur treniruojatės? Nu tai pirma, gal fizinis pasirengimas vis dėlto, nes trasa nėra labai ilga, tie ratai sukasi greitai, ištvermės reikia, jeigu karšto automobilyje būna, tai pratintis reikia prie temperatūros, kad galėtum tą valandą 10 važiuoti kaip trumpose lenktynėse, nes jeigu ten tempo nelaikysi, tai rezultatas nelabai gausis. O tai šiais metais kažkokių turėjo treniruočių, Karoli? Pats turėjai, nes tau nuo 4 persėsti taip į Naudelas, į Porsche bus reikalų? Kas dar ne, bet planuojame į Kur? Estiją išvažiuoti. Į Parnu? Į Parnu. O, Porsche Ringą. labai gerai. Čia Liepos 1 savaitgalė, ne? Manau, kad taip. Jo, ten 3-4 vizus. Tai pasimatysime, stebėsiu, Karoliu, pažiūrėsim jo, kaip tenai seksis tau. Jo, aš tai norėjau paklausti, paminėjau tą pasiruošimą fizinį, tikrai esam ne kartą girdėję per transliacijas tiesioginės, kad lenktyninkai atėjo pas mus pakalbėti po savo stinto to važiavimo, sako, kad ten pirtelė gera, 2 sluoksniai nedegių rūbų, o pačiam viduje apie 70 laipsnių karščio, būna įvairiai, aišku, priklauso nuo išorės oro. Kaip jūs ruoštės tam perkrovom būtent apie fizinį pasirinkimą, ar kardio pratimus darot, ar gal, nežinau, stebintys transliacijas žmonės nežino, kaip lenktyninkai fiziškai ruošiasi sportui? Tai elementarus fizinis pasirengimas, kardio pratimai, pagaliau pas aš asmeniškai šiek tiek vairuoju simuliatorių, atsisėdęs po tą valandą gerą, kad ta prasme, nes be fizinio tau reikia ir koncentraciją išlaikyti, sakykime, ir važiavimas nėra, kad tu važiuoji tiesiai, ta prasme, veiksmas pastoviai trasoje kintadas, kažkada reikia greičiau, lėčiau važiuoti, pralenkti kažką, prasileisti ar visokių situacijų, dėl to pagrindinis dalykas yra ištvermė, kad ta prasme tai yra ganėtinai ilgas laiko tarpas, tai reikia tą prakaitavimą ar, sakykime, ar jo nebuvimą priprast, o kitas dalykas koncentracija, sakykime taip, nes lenktynės iš principo susideda iš kelių dalių, tai iš lenktynininko, komandos ir sėkmės, tai lenktynininkas sudaro trečdalį, komanda trečdalį ir sėkmė trečdalį. O tai Antė rūpinasi jūsų sveikata, ten, nežinau, kažkokiu papildais, jo, tyrimus, testus. Tai būtinai privaloma. Vyrukai, aš noriu biškai grįžti į realybę. Aš taip ūkiškai. Jūs buvote GT Open klasėje. Savo klasėje, kaip ir minėjote, jūs buvote 3. Būkim realistai, Kupčikui nepasisekė. Bet šiais metais gali Kupčikui pasisekti, nes Robertas Kupčikas, Porsche Baltic, 117 rate pasitraukė iš lenktynių. Šie metai gali būti kitokie. Galite net ir klasėje nepakliūti top 3. Nu, realybė tokia. Kaip ten bus, nieks nežino, bet realybė tokia. Šiaip jau, dairotės per petį. Aš Mindaugo klausiau to pačio, jūs žiūrit, kas gali dalyvauti, ar tiesiog žiūrit savo darbo, jį atidirbti maksimaliai gerai ir kitas nieks nesvarbu. Visos komandos gali nepakliūti į top 3. Jo,
Teisingai. Taip, kad susitiksim finiše ir nesidairom per petį. Tiesiog daryti darbą iki galo. Jo. Labai geras atsakymas, Karali, iš tikrųjų, nes kas ten bus rytoj, mes nieks nežino, o dabar viskas koncentruojamas turbūt į Liepos tą pirmą savaitgalį, ne? Čia kaip ta gera patarlė sako, kad finišuotum pirmą reikia finišuoti lenktynės, tai manau šitas dalykas. Šiaip aš pagalvojau, daug kalbėjom apie pasiruošimą, neplanuot kokios komandos kelionės, pasnės kelias dienas į Turkiją su lietuviškais žieminiais rūbais, kad iššus normaliai ir tada tiesiai iš lėktuvo į Porsche. Ne, aš manau, nebūtina čia tokių ekstremalių tolimų kelionių daryti, užtektų, jeigu norite ten žieminiais rūbais apsirengti, užsidarykit mašinoje ant saulės, pasėdėkite ten valandą 20 kokią ir nevairuojant pasijusite geriau iš karto, jeigu vairuosite, tai dar geriau. Apie NT Racing Team galima pasakyti paprasti, greiti žmonės susirinkę čia. Labai lauksim jūsų Palangoje, tikiuosi jau nakvynės užbukintos ir esat pasiruošę viskam, nes čia toks dalykas irgi yra. Aš tai dar noriu paklausti, dyzelis parduotas? Oi, čia reikėtų Rimą klausti, turbūt. Dizelis neparduotas ir jisai galvojam, kad irgi paleisim į 2 valandų lenktynės. Labai geras tikslas, labai geras tikslas. Tai ką, ačiū Jums, ponai. Ačiū labai. Pasimatysime jau Palangoje. Ačiū. Taigi NT Racing Team pernai debiutavę su Porsche automobiliu ir turime dar lenktynininkų, tai mes turime dar vienus veteranus, kurie... Paulių Novaką. Iš Kauno automobilių sporto klubo arba tiesiog jums puikiai žinomas Žiguliukas. Vaz 2104, labas Pauliau, labas. Čia tas retas savaitgalis, kai Paulius iš Subariko išlipa vienam savaitgaliu, sėda į Žigulį, iš ralio disciplinos sėda į žiedinės lenktynės. Klausyk, tu ralistas, tikrai žiedui visiškai kitoks vairavimas yra tom keliom dienom. Kaip tu pavyksta iš karto aklimatizuotis tik atvažiavus į Palangą, ar planuosi yra testų kažkokio, ar kačerginė, ar kažkokias lenktynės išvažiuoti? Ne, testų iš tikrųjų pas mus nebebūna, nes tą mašiną, aš su ją turbūt pravažiavęs esu kokius 4-5 tūkstančius kilometrų žiedinių, tai kaip ir viskas ten aišku, atsisėdė, automatiškai viskas persijungia ir važiuoja. Viskas... Galva tai paprastai persijungia, kad nereikia užsimetinėti, nereikia skersamyti poskio, reikia Apexą gaudyti. Jeigu matau, kad filmuoja, tai kartais paspaudžiu biškį. Sigučia filmuok, būna ir tada jau, žinai, kad mūsų kameros stebi, o mes per mikrofonų laukiam. Pauliau, kaip komandos pasiruošimas, šiandien vienas atstovauja legendinę dinozaurų komandą. Aš kadangi su Paulium šnekėjau, kaip komandos pasiruošimas, papasakok, prašau, Pauliau. Kaip čia pasakius dabar, komandos pasiruošimas toks, kad kol kas tai esam tik aš ir Dovilas komandiruotėjai. Tai... O aš čia, tai nežinau, tai dar mes turim kandidatų, kas galbūt papildys, nes dviese važiuoti yra labai sunku iš tikrųjų ir finansiškai irgi. Tai mes dar turim vilčių prisikviesti kažką. Tai. Atviras kvietimas, siūskite CV Pauliui Novakui, yra dar vietų Žiguliukė su Mustango varikliu. Jo, Pauliau, kodėl mašiną atsistūmėjai? Kas nutiko? Papasakok, tie metai, iš tikrųjų, jūs tie žmonės tokie, sakykime, ūkiški, aš jau trečią kartą patoju šitą žodį, bet labai ūkiški ir labai paprasti. Atvažiavo, suvažiavo, gerai laiką praleido, išvažiavo, negana to dar ir savo klasėje ten 1, 2, 3 vietą dažnai gaunate. Šiais metais koks pasiruošimas, koks tas sezonas buvo ir kodėl tu mašiną galų gale atsistūmėjai? O šiemet tai įdomi buvo. Iš tikrųjų, pernai suvažiavom, finišavom sėkmingai ir užpernai, šiaip paskutiniai mūsų metai čia visi daug maž finišuoti, jo, bet panašu, kad kadangi po pernai metų, atvirai pasakysiu, mašina į garažą buvo pastatyta ir tik užkurta turbūt užvakar nuplauti. Tai čia važiuojant Gedimino prospektu kažkaip Pusašis pasidavė tas, kuris pernai mus atvežė į finišą. Ir aš taip papildysiu. Tai pernai, manau, mums pasisekė, kad važiavom iki galo. Labai pasisekė iš tikrųjų. Jo. Ir aš taip papildysiu. Aš taip noriu papildyti, Paulius taip lenda į mašiną ir dar šampano buteliai nuo praeitų metų stato, jis juos traukia. Vakar nesako, čia dar nuo praeitų metų. Jo, iš tikrųjų, tai mašina bus ruošiama dabar, pilnai ardoma, pilnai surenkama, bet šiam momentui jinai va tokia yra. Tai, bet gerai, viskas gerai. Žinosim, kad atsarginis Pusašis yra vienas blogas. Tai. Pauliau, Antėja atsinaujino. Ar su Dovilu jūs asmeniškai planuojate atsinaujinti, ar jums tinka toks modelis, toks važiavimas ir viskas čia gerai? Čia kitas klausimas, ar apsikirpsit prieš lenktynės? Ne, iš tikrųjų, dabar šita mašina yra davesta tam, kad jinai iš tikrųjų važiuoja, jinai yra techniškai, sakykime, patvari ir kažką keisti ir ten netgi tą sekundę rate greitėti turbūt nėra didelio tikslo, nes vis tiek, mes važiuosim tol, kol laimėsim šitas varžybas.
atsinaujinsim, aišku, kaladėlės, stabdžių diskai, nu, normalu. Langų apiplojimas keistis. Jo, šitie dalykai. Nes dar žieminis turbūt. Kur tavo paties treniruotės vyks ralio trasose iki šių lenktynių? Jo, tai aišku, tai kur daugiau. Šiaip nemažai ralistų iš kitų disciplinų atstovų matau ir dalyvaujančių, turime ir drifterių, turime ir tų pačių ralistų nemažai. Sakai, šitos lenktynės tą savaitgalį vykstančios, ar lengva ta aklimatizacija? Šiaip, aišku, tu jau, kaip sakai, pravažiavęs 4-5 tūkstančius kilometrų žiedinių, o kitiem, ar tai, pavyzdžiui, jeigu dabar mus žiūri kažkas, kurie galvoja, velnės, pas Paulių yra vieta laisva, gal visai reikėtų pabandyti, bet aš slalomą važiuoju arba driftą. Iš tikrųjų, ta prasme, aš manau, kad jeigu žmogus yra arti autosporto ir valdo tą automobilį, tai manau, kad tikrai čia nebus problema. Tam tikri kažkokie ten, aišku, turi būti skillsai nauji, kažką turi persiprogramuoti, bet tikrai čia viskas yra paprasta, tuo labiau, kad mūsų automobilis yra tikrai labai paprastas valdymui, iš tikrųjų. Tai ypač kas galų važiuojantis, tai manau, kad tikrai problemų neturės. Laurinas klausė čia apie tą klimatizaciją iš ralio į žiedą. Aš su Evaldu Čirba esu šnekėjęs, jis yra ralio čempionas, Lietuvos ralio čempionas. Sakė, ralistams išmuša rankas, dopai ir po to gan yra sudėtinga adaptuotis į žiedinės lenktynės. Koks tavo komentaras, Pauliau? Nežinau, iš tikrųjų aš manau, kad 1000 km lenktynės pagal savo atstumą tikrai yra pakankamai laiko aklimatizuotis ir susikalibruoti. Jeigu ten 1 valandą biškį grybą ir papjausi, bet manau, kad tikrai į galą varžybų bus jau pasiruošęs važiuoti. Tai dabar kas tas trečias pilotas? Ar atvira sėdynė? Nu, nežinau, čia yra kandidatų, kurie čia kelis kartus yra laimėję. Va, pavyzdžiui, matau, Vytautas Venskūnas vaikšto, gal jį... Bet jis rimtai svarsto, ar... Iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai mes jau daug metų su juo kalbam, kad būtų faina, bet jisai išstatė tokią sąlygą, kur šiemet turbūt neišeis. Jisai sako, jis važiuos, jeigu 4. vairuotojas bus mano 13 metų vaikas, kad būtų jauniausias ir vyriausias. Tai toks iššūkis, nežinau, galbūt idėja kitiem metam. Kas turi nutikti gyvenime, kad Dovilas pastatytų Žigulį, peržegnotų ir pakeistų automobilį šitom lenktynėm? Kai laimėsim, tada pažiūrėsim, gal tikrai kažką keisim. Bet jie laimi dažnai Dynamit Super Sprint. Jo, ta mašina yra laimėjus ant pakilos, ir 2, ir 1 vietą, ir 2 kelis kartus yra, tai... Aišku, Dovilas turi patirties labai daug, tai čia su juo mažai kas gali pakonkuruoti, nes jeigu aš neklystu, jam tai bus 25 turbūt metai, kai jisai čia dalyvauja, tai turbūt daugiau tokių žmonių čia nebeliko šitose lenktynėse. Ramūnas Šepkauskas, aišku, ten irgi buvo beveik visas važiavęs, bet nežinau, šiemet ar bus. Bet kokiu atveju čia jau ant rankos pirštų gali skaičiuoti žmonės, kurie turi tokią patirtį šitų varžybų. Ar tai yra geriausias vakarėlis metuose Palangoje vykstančios lenktynės? Jo, čia yra tikrai geras vakarėlis, iš dalies mes tikrai važiuojam čia, kad praleisti laiką, susirinksiu tą, ne vieną žmogų čia sutinku ir kaip faina, nors kartą per metus pasimatom, tai lygiai taip pat ir su mechanikais, ir čia su vedėjais tais pačiais kai kuriais, išskyrus tave, aišku. Nekeista važiuoti bus be oranžinio švyturėlio ant stogo? Ne faktas, kad neužsidėsim. Kas nežinot, kontekstui, tai Paulius Novakas yra nulinio ekipažų etatinis važiuotojas Lietuvos ralio čempionate įvairiuose čempionatuose. Gerai, tai man atrodo, mes galim paleisti Paulių, ieškoti čia šitoj jūroje žmonių vairuotojų. Pauliau, pasikeiskit pusašius, Dovilas Čiutelė, mano širdis, Dynamit Super Sprint 1 vieta. Tai pasimatysime Palangoje. Šiaip, aišku, būtų keista nepamatyti, bent aš kiek metų esu buvęs lenktynėse, būtų keista nepamatyti to legendinio Žiguliuko ant šono paguldyto, nes dažniausiai nėra lenktynių, kad taip nėra buvę. Bet palinkėsim, kad išvengtume. Kalbant apie lenktynės, tu labai gražiai, Laurinai, pristatėjai mūsų naujus partnerius Autofortą, kurie turės techninio aptarnavimus, pagalbos automobilius, safety carą ir negana to, jie yra mums paruošę prizų. Taip, ir jų automobiliai, kaip ir minėjau, buvo eksponuoti pernai, šiaip beje turėjo jie smagų vakarėlį lenktynių trasoje, irgi su savo sportinė technika. Mes atiduosim jų prizą. Tai yra tokį gerybių maišelį, kur gal net ir pats nugalėtojas pamatys, kad paliekam šiek tiek intrigos, bet visą tai galima drąsiai imti ir vežtis į Palangos lenktynes. Tai elementarus klausimas, jeigu dairotės aplinkui, kiek arklio galių turi mūsų šių metų saugos automobilis Ioniq 5N? Rankų miškas. Kiek arklio galių turi? Jeigu jūs dairotės aplinkui, galimai yra atsakymas kažkur čia parašytas, netgi žinokit.
6,50 sakė. 6,50, šiaip ten priekinių durelių parašyta, jeigu ką tai. Gerai, sveikinam. Mūsų partnerių prizai, prašom. Gero naudojimo. Prašau. O mes tada tęsime toliau savo programą. Nu, programa mūsų tokia, kad mes turime taurę. Šį grožį. Taip, kurį yra čiupinėjusios jau 25 komandos, paturėjusios į ją namuose. Ir šiandien yra jinai gražinta čianai, sakykime, organizatoriai. Bet kad įvyktų tas iškilmingas gražinimas, mes norėtume pakviesti praeitų ir užpraeitų metų nugalėtoją, dar kartelį, Ernestą Staponkutę. Tai komandos vadovė, labas tau, Ernesta. Prašome mūsų studiją. Nu, tai koks tas jausmas atiduoti šitą grožį, kur beje jis gyveno visus metus, mums labai įdomu. Dabar jis bus įdėtas į dėklą ir keliaus po truputį jau į Palangą. Kur slėpėt ar kur eksponavot šį dalyką? Oi, tai buvo jinai visur, buvo ir Klaipėdoj, buvo ir Vilniui, ir Kaune buvo, pasivažinėjo truputį pro Lietuvos miestus. Aš pažadėjau transliacijų žiūrovom ir mūsų Gedimino prospekte susirinkusiems antrą klausimą užduoti tą į paširdžius, kur po velnių jūsų yra registracija šių metų lenktynėm? Registracija yra pildoma. Jinai, tikėkime, kad jinai bus. Nežinau, kas žino, kas ne. Prieš kelias savaitės per lenktynės Rygoje mes turėjom pakankamai stiprią avariją. Pakankamai stipriai sudaužytas automobilis buvo. Tai dabar komandos vaikinai stengiasi kuo greičiau, bet ir kuo geriau sutvarkyti automobilį. Tai todėl dar taip pilnai negalim visiškai tvirtinti paraiškos, o ir dar pavadinimo komandos truputį derinam. Tai tik dėl to. Gerai, technika, komanda, o kaip vairuotojai? Aš kaip ir praeitais metais sakiau, taip ir šiais pasakysiu, kad negaliu dar viską pasako dabar. Gerai, aš suprantu, kad Anders Fjordbach yra labai didžiulis klaustukas ir čia, sakykime, dėrybos. O kaip dėl Nemuno Dagilio? Nemunas važiuos? Nu, bent pasakyk, ar važiuos ar ne? Bent vieną. Bent vieną. Ne, negaliu dar pasakyti. Kodėl negaliu, todėl nes... Tėtis neleido. Bet ne, tai tiesiog viskas derinama dabar ir mes tikrai nenorim prisišnekėti, pasakyti, o paskui žodžio neįšnešėti. O su kuo derinate? Nu, tai negaliu sakyti. Su lenktynininku. Bet vieną ką tikrai galiu pasakyti, kad Anderso nebus, nes jo lenktynės kertasi su jo kitų čempionatų, tai jo nebus. Mes negalim su Gintu tuščiom iš čia išeiti, tai bent jau komandos vadovė, kas bus šių metų, aišku jau? Taip, bus kaip ir praeitais metais Šonas Polas Brislinas. Bent kažką gavom, ačiū. Gerai. Ok, tai jūsų pasirašymas šiuo metu labiau garaže vyksta, tuo pačiu ir prie kompiuterio ir Zoomo derinant vairuotojų line-upą tą vadinamą, bet šiaip tai, laukiat šventės? Laukiam, aišku, be abejo. Vakarėlis jau organizuojamas po lenktynių? Taip, manau, kad taip. Jeigu, aišku, pasiseks, tai tikrai švęsim. Mūsų dar su Gintu pakvietimai netėjo, bet nieko tokio, mes dar laiko turim. Viskas tvarkoja. Dabar oficialiausia šio renginio dalis. Iš šių saugių rankų į kitas saugias rankas atitenka tas prizas, dėl ko mes čia kasmet jau 26 metus renkamės. Tai kviečiam šalia Darių Jonušį ir iškilmingoji ceremonija. Tai ką, Ernesta Staponkutė, komandos vadovė, perduoda Dariui Jonušiui atgal pereinamąją taurę. Ir čia, ponės ir ponai, Vilniau, paplojam šiek tiek šitam iškilmingam ir gražiam momentui. 26 kartas pereinamosios taurės atgal organizatoriui. Tai viskas, dabar taurė keliauja į saugų dėklą ir keliaus tiesiai į Palangą, ne Dariau? Jo, jinai dabar bus, norėjau sakyti, išvalyta, bet matau, kad komanda ją labai gerai prižiūrėjo. Čia nėra ką valyti. Tai iš tikrųjų mes tik tai paruošim, paruošta vieta, va čia, galiu atsukti į kameras, kad padaryti šių metų naują įrašą. Kokia šitos taurės istorija? Man šiaip įdomu, nes jau 26 metus neatkeliaus į Palangą ir kaip jinai gimė, kodėl jinai būtent tokia, aš kažkaip pagalvojau, pernai per renginį irgi apie tai nepakalbėjom, iš tiesų išskirtinis dalykas, kurį daugelis autosporto fanų atpažįsta, tik pamatė, kas yra autorius, gal atsimenu? Nepamenu. Menininkas tikriausiai bus. Taip, ne, čia buvome specialiai užsakėm, aišku, reiktų pasiieškoti archyvus, nepasiruošiau, būtumėt perspėjęs, kad bus toks klausimas,
tai būčiau pasiruošęs visą istoriją, bet iš tikrųjų taip, mes labai norėjom turėti kažką tokio, nežinot, taurės, ar tokia, ar kitokia, reiškia, jos vis tiek yra taurė, mes daug eksperimentavom per Aurum 1006 lenktynės ir darėm kažkada ir ten ir padėklus, ir kažką, nes taurės liktai atsibodė, bet vizualiai tada vis tiek nuotraukos, džiaugsmas, komandos bendros nuotraukos, tada tie daiktai yra labai mažiukai. Ir tada nutarėm, kad paliekam tada standartinės taurės tiek absoliučioj, tiek klasės nugalėtojui, o pabandykim kurti istoriją. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad 26 metai iš eilės jinai toliau graviruojasi. Aišku, ką reiks daryti, kai dar dvi pusės užsipildys, bet kita vertus pagal esamą šriftą, tai 26, tai čia dar 50 metų dar turim kur užrašyti. Dariau, aš atsimenu, jūs pasakojate kažkada tai apie būtent šį stiklą, kad užsakyti buvo tikrai labai sudėtinga, nes tuo metu tada buvo naujovė. Jo, tai dabar tai atrodo viskas labai paprasta, bet tuo metu tikrai buvo naujovė ir daug darbo įdėta ir menininko, ir žmonių, kurie pagamino, ir labai jam ačiū. Ir mes turime tą taurę, kuri keliaus vėl šiemet į lenktynės ir lauks su nekantravimu, su dideliu adrenaliniu kiekiu, matote, net vibruoja truputėlį jau belaukdama lenktynių, kasgi bus išgraviruotas, koks komandos pavadinimas bus išgraviruotas šiemet. Visą tai paaiškės Liepos 19 dieną, maždaug 21 valandą ir kelios minutės. Būkit ten, pamatykit tiesioginės transliacijos šone, matot QR kodą, taipogi socialiniuose tinkluose galite rasti specialų kodą, su kuriais šiandien įsigiję bilietą, galite tai padaryti pigiau. Dariau, Jonaši, ačiū dar kartą labai. Ačiū Jums. Ačiū. Mes pasimatysim tikrai pasirašymo procese. Oficialiausia renginio dalis atlikta. Galime keliauti toliau. Galime keliauti toliau ir dar kartelę aš noriu priminti, kad jūs taip pat galite stebėti mus ir klausyti web radijoje, kurį rasite racing.lt ir lygiai taip pat lenktynių metu lenktynių miestelėje 107,3 dažnė. Dar kartelį, kaip Laurinas jau minėjo, ekranuose matote QR kodą, su kuriuo nuskanavę jį galite įsigyti su 10% nuolaida dienos bilietą. Mes turime dar vienus partnerius ir turime jų dar vieną gerybių maišelį, tai yra DeWalt. Jų atstovai kaip tik paliko čia kaip kalėdų seneliai mums štai tokį prizą. Ir Gintai, gal tu šį kartą turi kokį klausimą mūsų susirinkusiems Gedimino prospekte? Tikrai verta pasistengti, ten viduje labai gerų dalykų yra. Aš turiu. Koks yra Palangos trasos ilgis metrais? Geras, labai geras klausimas. Kas greitai mokat googlint? Sakykime, trečiam skaičiuje galima suklysti, leidžiu suklysti. Šiandien Gintas gerai nusteikęs, dosnus. Ar turim žinančių, koks yra vieno rato Aurum 1006 km trasos ilgis metrais? Ar kas nors? 3001. Mažiau. Duodu pasitaisyti. Pirmas skaičius 2. Nuo 2 pradėkim. 2 km ir 2682. Prašau jums. Atsargiai. Iš kur žinote, papasakokite. Pasigūgliname. Teisingai. Dabar visi sako su ChatGPT, bet googlina žmonės. Dar turim senamadiškų žmonių iš tiesų. Gerai. Mes kalbėjom nemažai apie naujoves ir Gintai, mes turim dar vieną naujovę šiais metais. Pasakok. Aš norėčiau tą naujovę net ir pakviesti čia tarp mūsų. Tai ponios ir ponai, kaip ir lenktynės, kasmet atsinaujina, visa organizatorių komanda stengiasi vis kažką naujo sugalvoti ir vis kažką naujo paruošti jums. Tai kadangi jinai labai jaudinasi, bet jinai tikrai prisijungs prie mūsų su Gintu, tai ponios ir ponai, naujoji Aurum 1006 km vedėja. Ona, prašom, pasitikite aplodismentais čia pas mus. Tai jau dabar jau dirbk. Sveiki visi. Labas, Ona. Kaip ir šitie žavūs vaikinukai minėjo, mano vardas yra Ona. Ir su jumis kartu būsiu 1006 km lenktynėse Aurum. Ona, tai koks tavo darbas bus? Keliausi per pitus, kalbinsi lenktynininkus, gausi tą jų karštą komentarą, visas lenktynių dienas, taip? Taip, tiesa. O kaip įvyko tavo gyvenime, kad tu šiek tiek, žinau, kad ir prie autosporto, ir prie žirgų, ir esi dar ir komentavus žirgų varžybas. Kaip čia tavo taip gyvenime nutiko? Matyt, esu iki kaulų smegenų adrenalino mėgėja, todėl šiandien irgi čia stoviu.
prieš tai šnekėjom su Matoniu, mes abu šturmanaujam ralio varžybose ir aš jaudinuos čia tripiu. Sako, jisai man sako, tai ką, nesijaudini prieš ralio varžybas? Nežinau, sakau, sėdžiu ir vartau savo popierius, bet čia jaudinuos. Na, nieko tokio, iš tikrųjų viskas dar tik tai prasideda, čia yra toksai, sakykime, namų darbas prieš pat pagrindinę mūsų pagrindinės lenktynių dienas, Liepos mėnesiais. Dar kartelį, nauja mūsų lenktynių reporterė Ona čia prisijungia prie mūsų šią dieną, Gedimino prospekte. Ir dabar, manau, jinai gaus tokią kaip stažuotę, kaip studentę apšilimui. Mes pasikviesim dar mūsų renginių papildomų dalyvius, kurie čia šiaip jau triukšmauja, mes čia vienu metu su Gintu net abu susižvalgiam. Ir pradėsime nuo Memel. Memel Motorfest. Klaipėdiečiai. Taip, Klaipėdiečiai ir Edas, organizatorius, vienas iš. Labą dieną, labą dieną. Klausykit, iš karto matosi, kad klaipėdietis, prašom prisijungti. Įdegęs viską. Ji niekada nepameta įdegę. Tai sveiki atvykę. Ko tikėtis mūsų svečiams atvykstantiems į Aurum 1006 km lenktynės, kurie norės nukreipti dėmesį nuo pagrindinės trasos? Na, šiandieną jau galite dalį automobilių pamatyti tolėliau Gedimino prospekte, jeigu turėsite laiko atvykti ir pasižiūrėti. O Aurum 1000 km lenktynių metu stengsimės atrinkti pačius įvairiausius, pačius unikaliausius automobilius, tokių, kurių dar galbūt Lietuvoje ir nedažnai yra matoma arba pastebima. Tikrai pasistengsime atrinkti pačius gražiausius, tokius kaip Cobra, kuri pas jūs čia šiandieną puikuojasi ir stovi, kurią galėjote matyti ir apžiūrėti. Tai panašių tokių automobilių stengsimės kuo daugiau. Gerai, o kiek šiandien mes turime dalyvių Gedimino prospekte? Gedimino prospekte pamečiau skaičių, kai buvo 186. Ir mes jau pradėjome statyti antrą eilę, nes jau ten truputėlį nebetelpam. Tai iš karto atsiprašau miesto gyventojų ir dalyvių, bet yra kaip yra. O kiek Palangoje planuojama dalyvių? Apie 1000, ne? Jo, visi ir dar plus 6. Tai ten, kadangi teritorija ant viaduko 1000 Aurum km lenktynių teritorijoje yra ganėtinai ribota, tai mes esame paskaičiavę, kad arti 75 automobilių turėtų tilpti. Kas bus jūsų renginio vinis? Ką tokio renginėje turėsite? Top 5, nežinau, pokalbių su dalyviais, gal kažkokių naujų išskirtinių automobilių. Kas laukia? Taip, vienas iš tokių smagiausių, ko gero, dalykų bus 2 metrų dydžio meškinai, kurių bus apie 80 ir kuriuos galima bus laimėti, sukant laimės ratą. Tai aš neįsivaizduoju, kur jie tos meškinus dės, kai juos laimės, bet Aurum 1000 km lenktynės bus meškomis, kaip šiuo metu yra populiaru. Labai populiaru. Ir Žemaitijoje irgi populiaru. Top 5. Kaip organizatorius vertins top 5 show-off ar geriausius, įspūdingiausius Memel Motorfest automobilius? Ko gero mes vertinam visada taip pat, kaip ir kiekvienais metais tai darome. Tai ko gero ryškiausi automobiliai tai jau patenka pro vieną kartelę, išskirtiniausi automobiliai, tokių, kurie retai kada galima sutikti akimis miesto gatvėmis. Trečia kartelė yra tas, kuris priverčia tave atsisukti ir pasižiūrėti, o geras, va čia tai geras, tokio norėčiau. Jau visi irgi jau tampa vienas iš pretendentų į top 5. Na ir žinoma tie, kurie yra sulaukę daugybės valandų darbo tam, kad tos automobilius paruošti, nudažyti, surinkti ir taip pat tuos dalykus taip labai vertinti. Aš turiu esminį klausimą, kurio vis Gintas nedrįsta paklausti, bet mums visiems tai yra labai aktualu. Ar bus jūsų tradicinė plovykla? Ar mūsų tradicinė plovykla, ko gero reikėtų paklausti Sonax atstovų Lietuvoje. Kaip manote, ar bus Sonax automobilių plovykla? Jau šiemet, žinokit, gal... Turėtumėt labai daug laikų paspausti šitam video, kurį matysite, ko gero, socialiniuose tinkluose ir paspausti laikų ant Sonax puslapio ir parašyti komentarų, kad norime Sonax plovyklos prašymų, taip, ir tikrai tada sulauksit. Turbūt tiek. Memel Motorfest ir Edas Klaipėda ir jie čia pasirūpins renginio atmosferą ir išskirtiniais automobiliais jau parodoje Aurum 1000 km lenktynių miestelėje. Tai pasimatysime Edai Palangoje. Ačiū tau. Iki Palangos, iki. Gerą pasirašymą jums, net man reikia išmušė iš vėžių netgi tas skaičius, kiek automobilių šiandien yra surinkta. Tai pasisekė tiems, kurie čia vaikšto Gedimino prospekte ir gali apsidairyti aplinkui.
svarbiausia, čia vienintelis tas dalykas iš mūsų visų renginių, kur čiupinėt gal nelabiausiai būtų galima tų eksponatų išrikiuotų. Mes turim ir, kaip tau beje, ta visa kultūra, šitą, kuri rinksis į mūsų Memelio Motorfesto dalyviai, tie išpoliruoti, iščiūstyti, kartais sužeminti stipriai automobiliai? Be galo gražus automobiliai, bet svarbiausia galingi automobiliai. Ona, mes taip pat visame renginių cikle turime ir 108 km moterų iššūkį, kur susirenka begalės merginų ir virš 108 ekipažų. Žinau, kad tu esi taip pat buvus ne kartą Aurum 1000 km lenktynių miestelėje, stebėjusi 108 km moterų iššūkį. Ar esi ten dalyvavus? Ne, moterų iššūkį nesu dalyvavus. Lenktynės stebėdavau dažniausiai žiūrovo pozicijos. Ir kaip tik esu sakius, kad Aurum 1006 km lenktynės man būdavo proga apsirengti ne lenktyninį kombinezoną, o gražią suknelę. Bet šių lenktynių metu vilkėsiu štai šios gražius marškinėlius. O kai stebėdavai 108 km moterų iššūkį ir visą tą, sakykime, jų rokiruotę starto finišo tiesiojoje, ar nebuvo pavydu stebint taip gražiai pasiruošusias moteris, kurios išvažiuoja to savo 108 km moterų iššūkį? Aš tik dar papildysiu, kad tai yra orientacinės lenktynės po Kretingą, Palangą, Klaipėdą, šios regionus. Taip, iš tiesų tai nuostabios lenktynės ir užimtumas moteriam, kuomet vyrai užsiėmė savo reikalais, plepalais, tai yra ką veikti moteriam. Ir moteris tiesiog švyti savo šypsenom, komandos susirinkusios, gražiai išsipuošusios su taip pat nuostabiais automobiliais. Ir lyg šiandien sužinojau, kad yra užsiregistravusios jau 85 komandos. O lenktynių metu moterims, jų komandams reikės įveikti 250 km lenktynių maršrutą. Šį maršrutą sudarys vaizdingi taškai ir taip pat vaizdingi taškai, kurie truks apie 100 km ir 150 km pervažiavimo. Betgi visoje toje programoje jos turi ne tik tas slalomo varžybas, ne tik tas orientacinės varžybas, bet jos turi ir savo dūzgės. After party. After party, man irgi minėjo. O tu žinai, kur after parties bus? Ne. Aš žinau. Aš žinau. Aš irgi žinau. Pasakykit, prašau. Pas mane vipė? Ne? Ne. Bent jau pernai tai turėjom stiprius šokius vipo palapinėje. After parties bus Vytauto prospektas 35. Jeigu nežinote, tai yra atgimusios Ramybės galerijos pastatas. O, prašau tau. Tai moteris turės savo vietą dūzgėms. Geras, labai smagu. Mes, manau, tęsėme mūsų pokalbius, bet prieš tai dar prizų turime čia. Aš manau, Ona, turėtum kokį klausimą sugalvojus mūsų susirinkusiems žmonėms dėl šio puikaus Aurum vasaros rinkinio, be kurio į Palangos lenktynės negalima netgi važiuoti. Koks laikas buvo pademonstruotas, koks trasos rekordas praeitų metų? Čia Onai klausimas ar... Ne, čia jums, mėlėjai, visi, kurie susirinkite, koks praeitų metų trasos rekordas? Nes jis kiek... Taip, kas? Taip. Kas? Taip. Koks? Wow, tiksliai. Klausyk, tu vėl gauni kitai savo žmonai krepšelį. Iš kitos gatvės pusės šį kartą spėja. Kitai žmonai čia jau krepšelis. Tu apie kaimynę? Apie kaimynę, galimai, bet žiūrėkim, neišduokim, gal žmonas stebi tiesioginę transliaciją. Ir jūs, mėlėjai, kurie stebite tiesioginę transliaciją, nepamirškite, kad joje yra QR kodas, su kuriuo jį nuskanavę. Jūs galite gauti 10% nuolaidą dienos bilietui. Tai kad jeigu stebite mus jau įrašo formate, o ne, jis jau nebeveikia. Tai tik dabar ir šiandien ir transliacija jau keliauja link pabaigos, tai kad suskubkite tą padaryti ir nuolaida galioja tik šiandien. Mes turėsime netrukus dar vieną svečią mūsų studijoje, jis jau ruošiasi, glostosi šukuosiną, plaukuosiną ir kišasi marškinius, nes neįprastas ta šventė, ypatingai benzingalviams, yra lenktynių metu jie būna su kombinezonai, su sportinė apranga, o būtent mūsų lenktynių darimo metu šventėje šitą tradiciją tenka pasipuošti. Tai norėčiau pakviesti Aivarą prie mūsų šalia, kuris daugiau papasakos apie dar vieną iš mūsų renginių, kuris vyks tą patį savaitgalį. Atsargiai, nesuvaikščiok mum Onos, mum dar jos reikės tikrai. Aivarai, tai ko laukti atvykusiems dar į Aurum 1006 km lenktynės, kas dar yra viena iš tradicijų šito renginio, tai yra jūsų renginys?
Tai viena iš didžiausių tradicijų tai yra dragas. Šiais metais jisai vadinasi Arsa Group dragas. Arsa Group yra naujas rėmėjas, apskritai, sakykime, partneris, labiau nerėmėjas sporto pasaulyje. Jie gamina laivus, tai pažiūrėsim, ką naujo įneš. O dragas jisai bus visą laiką. Pernai turėjom 63 dalyvius, šiemet pakėlėm limitą iki 88. Vyks, tai yra unikalus renginys Europoje, nes vyksta tą pačią dieną 2 trasas. Jeigu Gintaras yra matęs, tai Gintautas, Jėzus Marija. Tu sumaišai pernai mano vardą. Tai mes pirmą dieną ketvirtadienį turim treniruotės už Klaipėdos posūkio, tiesiojoje link Demirsetos, tada vakare atvažiuosim į 1000 km lenktynės. Aš labai tikiuosi, kad leis mums šiemet išbandyti šitus naujus safety carus, tai yra ar Isuzu, ar Hyundai bus. Sustatysim juos į trasą, pažiūrėsim, ką jie gali prieš mūsų drago dalyvius. O tada jau penktadienį jau bus tokia tikra rimta gonkė, ūkiškai pasakius. Varžybos rimtos 400 metrų varžybos jau patiem galingiausiam irgi už Klaipėdos posūkio. Aivarai, traukos lenktynės, dragas, yra viena iš disciplinų, nes pirmoji disciplina yra NASCAR'o lenktynės ir drago lenktynės, traukos lenktynės, nevykstančios esant šlapiai kelio dangai. Yra taip nutikę, kaip organizatorius ruošiasi orams. Pavyzdžiui, Laurinas sakė, su Nagliu kalbės, ten jau pakišau. Ne, su orais yra viskas labai paprasta. Taip mes važiuojam tik ant sauso, o mes visi labai gerai žinom, kad Dievas prieš siūsdamas lietų pasitarė su Nagliu šulyje. Teisingai? Būt tikrai taip. Tai ten nueina pavedimas, tada maldelė ir kol kas pastarosius 4 metus buvo okei. Aivarai, taip pat turėdavai ir komentatorių savo. Kas šiais metais komentatorių štabe yra numatyta? 6-7 metai iš eilės Linas Majauskas. Pernai jo Majauskas vers. O kas ves tiesioginę transliaciją, tai nežinau. Čia jau jūsų tandemas. Aš tikiuosi, kad mums duos naująją vedėją. Bet žiūrėsim, kaip čia bus. Aš šiaip norėčiau iš tikrųjų gerą žodį perduoti tau kaip organizatoriui, kad tu turi Liną Majauską, nes iš tikrųjų jisai yra vaikščiojanti traukos lenktynių enciklopedija ir labai kokybiškai ištransliuoja visą tą informaciją žiūrovams. Tai pačios traukos lenktynės yra labai tiksliausias tiksliausia autosporto disciplina. Ir yra labai daug subtilybių, atrodo, ta tik atkarpa, kur reikia startuoti ir finišuoti, bet ten labai daug kintamųjų fizikos dėsnių, laiko materijos, ten wow. Taip, dragas yra greičiausias ir tiksliausias automobilių sportas ant žemės. Jeigu mes žiūrime į pasaulinį lygį, tai yra Top Fuel klasė, važiuoja 300 metrų, jas įveikė per 3,4 sekundės ir pasiekė 560 km/h. Klaipėdoje, aišku, mes neturim, Klaipėdos autostradoje Palangoje mes neturim tokio kelio, sakykime, ir tos automobilius atsivežti būtų brangu. O šiaip dėl tikslumo mes matuojame 8 skaičius po kablelio. Tai yra 8 sekundės, kablelis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano kalkuliatorius tiek neturi. Jo, tavo kalkuliatorius nerodo. Jo, tai, ką rodo mūsų įranga, tavo kalkuliatorius nerodo. Ir kai tu matuoji taip tiksliai, prasideda įvairiausi reikalai. Kokiu kampu vėjas, kiek yra pripūstos padangos, kokio minkštumo padangos, kiek yra kelio temperatūra, padangų temperatūra, šildyti, nešildyti, launčinti, nelaučinti. Ten jau prasideda visiškas kosmosas. Mes, pavyzdžiui, ralyje turime klases. Ar pas jūs taip pat yra klasės ir kokios jos? Jo, bet tuo dragas yra labai gerai. Drage gali dalyvauti bet kas, todėl kad pravažiavus treniruotės ir kvalifikaciją visi yra suskirstomi į 5 klases. Tai yra, šiemet pradėsim nuo 13 sekundžių, tai yra 13 sekundžių, 12 sekundžių, 11,5, 10,9 ir 9,9 jau didžiausi vilkai. Drago principas yra toks, kad nereikia bijoti vilkų, todėl kad tu nevažiuosi, atvažiavęs, sakykime, ten su Hyundai'um, tu nevažiuosi prieš draskytą kažkokią tai, žinai, RS-ą, todėl kad tu ne ta klasė. Mes skirstom automobilius pagal trasos įveikimo laiką. Tai reiškia, tu stosi su tokiais pačiais automobiliais, kad būtų tik tai vairuotojo. Išsiaiškintumėm, kuris geresnis vairuotojas, nes automobiliai yra vienodo galingumo. Aš, Aivarai, trumpai perimsiu už ties mikrofoną. Kadangi jau turim tą oną, jinai tai pastebėta yra, man įdomu, tu esi kokiu greičiausiu greičiu važiavus? Esi skaičiavus, mačius ant spidometro?
Nuoširdžiai sakant, tai ne, nes aš sėdžiu šalia vairuotojo, aš turmanauju, bet lyg... Pagal GPS-ą? Pagal GPS-ą vairuotojai kažkas komentavė yra, kad 190, 180. Tai Aivarai, klausyk, jūsų lenktynėse, jeigu Ona sėstų prie vairo, jau buvusi kėbulė, kuris skrieja beveik 200, įmanoma pasimatuoti? Ir šiaip tai, kaip moterų dalyvių turit savo renginyje? Moterų turim ir naujokių, ir sakykime, jau profesionalų. Tai 190 yra, sakykime, entry level iš anglų kalbos pas mus. Palangoje mes pasiekėm 240, 260, 70 ir 8 pernai pasiekė, tai per 400 metrų. O pasimatuoti jo, tai prašom į automobilį, į kaip tik Hyundai Ioniq 5, sėsi ir išmatuosim ir pažiūrėsim. O šis Hyundai'us yra kuo varomas? Man atrodo, kad čia yra elektra, jeigu aš neklystu. Aš norėjau paklausti apie elektrą. O bus elektromobilio klasė ir... Ne. Automobilį, tuo mes ir skiriamės. Ne. O kodėl jūs tokie pikti, žaliai politikai? Mes nepikti žaliai, ne. Mes tiesiog jų neišskiriam, kad neduoti jiem papildomų kažkokių tai dalykų. Tai yra, jie lygiai taip pat važiuoja, išsimatuoja, per kiek laiko įveikia trasą ir stoja su tokiais pačiais automobiliais. Nesvarbu, tai yra ar benzinas, ar elektra, ar dizelis, ar dujos, nori pienų, gali būti varoma mašina, vis tiek važiuoja toje pačioje klasėje. Jeigu per tą laiką įveikia trasą. Ten yra subtilybės, jie turi neperlipti tam tikros laiko ribos, nes tada tu iškrenti iš tos klasės. Jeigu, tarkim, klasė yra formuojama ten, A klasė, daleiskim, ir jeigu tu viršį A klasės turimus normatyvus, tai tu iš viso diskvalifikuojamas esi. Tu gali būti pats greičiausias, bet tu nepataikai į klasę, tu tiesiog važiuoji neįskaitoj turbūt tada, taip skaitosi? Ten šiek tiek yra ne taip. Čia yra, sakykime, taip, kaip teisinasi blogi vairuotojai. Todėl, kad jeigu tu viršį į klasės limitą, yra logiška, kad tu eini į aukštesnę klasę, teisingai. Taip ir Arsa Group Drage šiais metais bus tas pats. Bet aukštesnės klasės reikalauja aukštesnių saugumo reikalavimų automobiliui, prasideda investicijos į automobilius ir tada jau tu turi būti bent pusę sekundės greitesnis. Tai arba tu pasistabdai ir esi lėtesnių grupėje pirmas, arba jau spaudai iki galo ir tada jau klausimas, ar tu datemsi nuosvilkus, kurie yra greitesni už tą pusę sekundės. O aš gerai girdėjau, aukščiausios klasės dalyviai turi turėti parašiutus? Taip, turėtų turėti parašiutus viršijant virš 241 km/h. Pas mus yra naudojami parašiutai stabdymui. Palangoje mes to greičio nepasieksim. 400 pasieksim tikriausiai. Tie, kurie pasieks, tie turės turėti parašiutus, bet tiesioginiai transliacijoje mes parašiutus matėme vienais metais, bet realiai jie nėra reikalingi, todėl, kad ten yra biški blogai su siaurumu. Todėl, kad parašiutas yra labai ilgas, jis yra didelis, jis yra ilgas ir jeigu ten užsikabintų už tų bordiūrų, kas yra 1000 šonuose, tai turėtumėm gražų kotletą iš 2 mašinų. Tai mes dėl saugumo atsisakėm reikalavimo parašiutam Palangoje. O kas bus, jeigu parašiutas neįsiskleis? Tai įsigražins. Kaip čia pasakius. Ponios ir ponai, tai buvo Aivaras, traukos lenktynių drag varžybų organizatorius ir Aivarai, nepabėk, aš kartu su tavimi noriu paleisti šį Autoforto prizą vienam iš čia esančių žiūrovų. Kad jau taip minėjai tos automobilius, tai laikas atiduoti ir prizą. Taip. Kas yra drag varžybose vadinamas pomidoru? Kas yra drag varžybose vadinamas pomidoru? Aivaras žino. Negali to Aivarai žinoti. Aivarai, tu gali perduoti prizą mūsų vienam laimingojim. Kas yra traukos lenktynėse vadinama pomidoru? Man rodos, tu per sunku. Paspėliokit. Man rodos. False startas, taip, teisingai. Aivarai, Žilvinui atiduodam apdovanojimą. Vieninteliam spėjusiam ir pataikysiam. Taip, tai yra false startas, kitaip sakant, per greit arba tiesiog false startas per greit kirstama starto linija ir to pasiekoje užsidega raudonas žibintas ir tai simbolizuoja, kad tu padarai false startą ir tai yra pomidoras.
Gintai, Ona, mums liko dėja, bet paskutinis toksai esminis momentas šios mūsų transliacijų renginyje. Tai yra tie žmonės, kurie jau rikiuojasi čia prie mūsų scenos ir tai yra tie būtent garsiausieji. Aš dar pamatuočiau jų garsą su sportiniu automobiliu, kurie važiuos trasoje garsu išmetimo sistemų. Tai Decibelų Dragas ir mes norim pakviesti jų organizatorius ir taipogi čia netrukus vyks parodomoji programa. Pauliau, mano pirmas tau klausimas toks iš karto. Kaip laikaisi, kaip jautiesi, ar mane gerai girdi? Taip, jaučiuosi gerai, nuotaikos puikios, ruošiamės, pošiamės po biškį artėjančiam renginiui. Ar mane gerai girdi? Taip. Labai šauniai. Aš žinok, labai internetuose dažnai yra matomas autobusiukas Pionier, pilnas garsiakalbių, elipsių ten sudėtų ir taip toliau. Ar jis šiandien čia yra atvykęs? Dėja, turėjo jisai atvykti čia nais, tačiau vakar sulaukėme naujienos, kad iš Rygos pajudėjus nuvažiavus vos 2 km automobilis sugedo. Tai labai tikimės, kad automobilis spės paruošti iki Palangos ir jis atvažiuos. Palangoje mes galimai su juo pasimatysime, bet ką dar mes šiais metais matysime Palangoje? Na, kaip ir kas metai mes darydavom paprastą SPL dragą, tačiau su metais jau atradome tą konceptą, kurį galime pasiūlyti platesnį. Tai be paprasto, to įprasto Decibelų drago, taip pat turėsime ir Bass Race varžybos, kurių metu bus matuojama įranga, matuojamas vidurkis, ką pasiekė. Bei, žinoma, atiduosime duoklę tiem, kurie investuoja nemažus pinigus į priekinės dureles ir prisištampuoja begalės garsiakalbių. O kaip jūs matuojate, kas yra laimėtojas? Tai yra speciali įranga, speciali matavimo įranga, kuri yra kabinama automobilio priekinio lango tam tikroje vietoje ir yra matuojamas automobilio viduje sukūriamas garso slėgis, kuris išreikštas decibelais. Kaip toli ketinat pasiekti garso sklaidą? Na, jeigu suvažiuos visi dalyviai, kurie planuoja atvažiuoti, tai galime garantuoti, kad visa Palanga mus girdės. O Klaipėda? Dalis turėtų girdėti, bet nemanau, kad visa. Jūs paminėjote, kad suvažiuos visi dalyviai, tai žinot, kai būna dronų šou šviesų, jie būna sinchronizuoti, skraido kažkaip, tai jūs taip pat sinchronizuosit visus automobilius su įranga ir leisit vieną tą patį muziką? Deja, ne, techninių galimybių tai atlikti mes negalime, nes reikia labai galingų mikserių, kad būtų galima sujungti visus automobilius. Tačiau, manau, užtektų vieno mūsų pagrindinio pionieriaus buso, kurį galima girdėti už 3-4 km. O toks įdomus klausimas, jeigu pasiemu lapą, pridedu prie grojančios aparatūros, ar tas lapas yra pučiamas garsą bangų? Viskas labai priklauso nuo esamos įrangos, nes mūsų varžybose dalyvauja tiek su stokiniam aparatūrom esantis iš gamyklos išvažiavę, tiek žmonės, kurie jau lipa į pačias aukščiausias klases, į Extreme Plus, kur jau yra, dėžė ant ratų, realiai. Tai jeigu imant tuos galingesnius automobilius, kaip ir stovi štai pirmasis čia Passatas, tai jame yra 25 kW grinosios galios, tai pakilnoja ne tik lapą, bet ir plaukus. Aš manau, kad labai daug teorijos jau išklausėm, kaip ir universitete teorija įdomu, bet iki tam tikros ribos. Gal galim, nes žinau, kad galim ir būtent reikėtų pasinaudoti tuo, tai perspėjant visus, kad netrukus bus parodomoji programa iš būtent šito Passato, gal galėsim išgirsti būtent tokį trumpą parodomą programą, kas tai yra decibelai ir kas čia per automobilį susirinkė, okei? Tai jeigu mūsų dalyviai pasiruošę, mes galim išklausyti mūsų Passato dainos. Taip, keliaujame prie Passato kartu su Decibelų Drag varžybos organizatoriumi Pauliumi. Tai Ona, tu klausai, ar popieriaus lapą nupūs, tai mes ne apie popieriaus lapą, mes po to atsisėsim į saloną, pažiūrėsim, ar to plaukučius pakedens. Taip, klausom. Pirmasis dalyvis, tai labas tau.
Ar gerai mane girdi? Girdžiu gerai. Gerai. Aš tik patikrinu, nes negali žinoti niekada. Kaip nuotaikos? Kam pasiruošė? Koks gabalas pirmas? Geros nuotaikos, muzika pasiruošė, tai tokia gan įvairia, nėra kad lietuviška, tiesiog, kad, parodyt, pademonstruot, ką aparatūra gali. Tai paklausom. O, koks nuotaikingas. Bačičia, chikango, you gotta Wow! Ir ta tokia lengva pabaiga po tokio įspūdingo šou. Aš norėčiau, kad tu išliptum iš automobilio, ten paligarsą, išlipk iš automobilio. Matau, Ona labai daug klausimų turėjo, tai aš noriu tos paneigti. Ona, sėdam į automobilį, pažiūrėsim, ar tavo plaukučiai gyvenasi. O tuo tarpu aš Pauliaus noriu paklausti. Pauliau, kodėl toks akcentas buvo tas priekinės kolonėlės? Durelių priekinės kolonėlės. Na, kaip visą laiką, jeigu yra daug žemo, turi būti ir daug aukšto. Prašau tavo, šiaip. Man tik tai prašau, Ona, su klausa palikite. Man jos reikės Liepos 16-19 dienomis Palangoje. Pasižiūrim. Ona jau tikrai nedrąsu galvoja, kur čia mane įvėlė dabar Gintautas. Bet čia neužtenka tiesiog atsisėsti, čia yra specialus instruktažas. Pažiūrėsim, ar turėsi klausimų, ar popieriaus lapų. Oh, Jesus! Tai panašu tikrai nupūsta popieriaus lapą. Ar gerai mane girdi? Vis dar gerai. Puiku. Dievui, bet man kilo toks techninis klausimas, o mašinai varžtai neišbyra po tokių? Ir kaip technikinį praeina? Gerai, palikim šios klausimus Palangoje. Ačiū Jums, paplojam pirmajam dalyviui. Gerai, Passatas be technikinio išvažiuojam ir Audelą su technikiniu atvažiuojam. Toks paprastas visiškai automobiliukas, atrodo, slyperis, gal kiek tai low, žemai. Taip, Pauliau, komentarą turi. Jo, kalbant decibelų drago kalba, tai vien tai, kad automobilis, kai atvažiuoja, matosi tas priekinis statramstis, tai jau reikia... Koks statramstis, pradėk, atsiprašau. Ai, okei, pažiūrim, parodom mūsų transliacijos žiūrovams. Čia statramstis. Oho, geras. Pirmą kartą matau šitą statramstį. Čia apie tai ir kalba, kad neišbirėtų mašina dalim. Nes praeitų metų kvalifikacijos metu statramstis dėja nepadėjo ir priekinis langas tiesiog dužo vietoje. Okei, geras. Tai labas tau. Sveiki. Kam dar tas statramstis naudojamas? Grožiui. Kam dar? Tam tikriem dalykam. Supratau. Gerai, paklausom. Paklausom. Ar turim merginų savanorių, kurios nori išbandyti tą kedenimą plaukų? Gal kam nors reikia grožio procedūros, mes čia turime unikalų šansą. Kas norit lenktynių šukuosinos tokios? Turim vieną merginą, savanorę. Jaunas ausis, tas parios. Sėsk. Nu ką? Mama, viskas gerai? Gerai. Mama gal irgi norėtų? Ne? Va tai, va, ate Audelai. Važiuojam.
Į mokyklą pirmadienį su Audela. Gerai? Oh! Dar vienas mūsų Decibel drag varžybų dalyvis. Ačiū tau! Wow, dar vienas dalyvis, ponios ir ponai. Decibel drag varžybos, aš iš tikrųjų trečią kartą rodau, sakau, kad, užtenka. Kaip, wow, tu labai gražius garbanas turi šį kartą. Kokie įspūdžiai tavo? Wow, oh my god. Geras. Paplojom šiai žaviai mergaitai su žaviam garbanom. Aš jau pataupiau jos ausis, nes jaunas organizmas visgi. Taip, ir turime dar vieną trečią dalyvių, kuris atrodo nieko išskirtinis, bet kažkokį unikalumą slepia. Kabrioletas atrodo paprastas tas kabrioletas, bet su durelėm tikrai labai sunkios tos durelės. Wow, labas tau. Labą. Tai kiek čia tų kilovatų? Nedaug, apie 3 kažkas tokio. 3 ko? Kilovatų. Lygiai? Nebus gal lygiai, bet maždaug. O kiek Opelis kilovatų turi? 110. Tai daugiau negu garso aparatūra? Jo, šiek tiek. Bet kas geriau, variklis ar decibelai kolonėlėse? Labiau decibelai, aš į tą orientuojuosi į decibelus. Tai paklausom. Bet tu toksai vyresnių moterų mylėtojas, ne? Ne, vaikit. Patinka vyresnės, nesakyk, ne, viški traukia. Ne. Tai o kur tas daugiau patirties turi. Nėra, čia kabrioletas, čia matot, viskas išeina į orą. Ne, pilno kėbulo, nėra stogo, kaip čia pasakyti taip. Supratau, gerai. O kur tavo mergina? Nėra. Bet man atrodo, Memelio Motorfest Palangoje mes tai pamatysim su žavia 50-metė kokia, žinai, atvažiuoja. Gerai, paplojam trečiam dalyviui. Dėkojame ir Gintautai, gal jau grįžtam prie... Ponios ir ponai, tai buvo Decibel drag varžybos. Tai buvo drag varžybos traukos lenktynės, 108 km moterų iššūkis. Taip pat jūsų laukia ir technitis slalomas. Taip pat jūsų laukia ir visa kita užimtumo oazė mūsų Aurum 1000 km lenktynių miestelėje. Galim trupai dar kartą prabėgti visą programą. Tai veiksmas Palangoje, pačioje mieste, užsikurs jau Liepos 16 dieną, tai yra trečiadienį Aurum 1006 km lenktynių registracija ir komandų pristatymas. Ten labiau formalumai yra dalyviams. Aišku, žiūrovai, kurie norės pamatyti, kaip tai viskas vyksta, kaip tikrinamos yra aprangos, kaip automobiliai yra tikrinami, gali tai padaryti. Ketvirtadienį turėsime lenktynių paradai Palangą ir Wolfas Engelman non-alko Ice Super Sprint lenktynės, irgi vienas iš tradicinių Aurum 1006 km lenktynių renginių. Taipogi drag race kvalifikacijos važiavimai už 1006 km trasos ir finalai jau trasoje, ten apie 19:35. Penktadienį visą dieną veiksmas trasoje, nuo 10 ryto startuoja technitis žiūrovų slalomas, apie 10:30 startuoja mūsų moterų iššūkios 108 km iššūkio lenktynės. Memel Motorfestas atsidaro irgi nuo pat vidurdienio. Wolfas Engelman
Ironman Non-Alko Ice 1000 metrų mechanikų bėgimo lenktynės, irgi vienas iš tokių višnaičių mūsų lenktynėse. Ir žinoma, tą dieną, penktadienį, esminis dalykas bus top 10 kvalifikacija Super Bowl. Ir to užbaigsim penktadienį, o šeštadienį visas veiksmas nuo 10 ryto, o vidurdienį startuoja 26-asias Aurum 1006 km lenktynės. Visomis dienomis mes taip pat turėsime jums paruošę ir techničią žiūrovų slalomą. Lygiai taip pat nepamirškite, kad bus renginė ir pit, ir grid walk bilietai. Tai galite kartu su renginio organizatoriumi Dariu Jonušiu prasieiti pro pitus, susipažinti su komandomis, techninė aptarnavimo zona ir šiek tiek pajausti tos dvasios, lenktyninės dvasios iš arčiau. Žinoma, jūs galėsite mus klausyti, tai yra racing.lt web puslapyje, tenai galės klausyti mus visas pasaulis, o lenktynių miestelėje veiks lenktynių radijas dažnių 107.3. Mūsų transliuos TV6, jūs taip pat transliaciją galėsite stebėti ir tv3.lt portale ir žinoma, kartu su mumis šiais metais prisijungia ir Ona, kuri pašnekins karštus komentarus iš karštų lenktynininkų iš pitų. Na, o aš norėčiau priminti visus dalyvius, kurie būsit Palangoje lenktynėse, kad nepamiršti after parčio. Taigi, susitiksime. Matom mūsų trečiai kolegijai, kas yra svarbiausia akcentai, jau priminė 2 netgi. Žinoma. Dvi dūzgės. Aš norėčiau paminėti tuos, be kurių šitos lenktynės neįvyktų. Tai žinoma, Aurum ledai, kurie jau ne pirmus metus ataušina sportininkus išlipusius iš sportinių bolidų, kur, kaip jau girdėjome, apie 70 laipsnių karštis būna. Taipogi šiemet prisijungia Autofortas, kurie suteiks saugos ir rescue automobilius ir viso personalo judėjimui tikrai kokybišką techniką ir jų saugos automobilis rescue karas už mūsų nugaros, o saugos automobilis čia, Ioniq 5N, tikrai pasirūpins, kad lenktynės vyktų sklandžiai ir teisėjai galėtų būtent prižiūrėti visą lenktynių eigą. Taipogi turime Liqui Moly, techninis Devalt, taipogi turim ir Wolfas Engelman. Tai be jų tikrai mūsų lenktynės nebūtų tokios smagios ir šaunios, kaip jos yra dabar. Taip, ir kas šių metų 26-ųjų Aurum 1000 km lenktynių Powered by Hankook nugalėtojas bus, spręsis Liepos 19 dieną, viskas prasidės nuo Liepos 16. Kviečiame jūs į Palangą, būkite šalia mūsų. Mes turime begalės nežinomųjų dar čionai, kas tos komandos bus, bet jos sprendžiasi, kaip ir patikino Ernestas Pankutė, kuri šiandien atidavė šią taurę organizatoriui. Kažkas ją perim šiais metais. O galbūt Ernestą pasimsė dar kartelį namo. Ponios ir ponai, tai buvo Aurum 1000 km lenktynių perdamos istorijos prezentacija ir lenktynių pristatymas šių metų. Ačiū Jums, mėlyjeji, pasimatysime Palangoje.